Gerai, tai aš pradėsiu ir trumpai pasakysiu, kaip gimė šito seminaro idėja. O šito seminaro idėja gimė mums smegenimis šturmuojant mūsų ateities klausimus prie Nevėžio upės Gojaus atgaivoje, kai mes pradėjom kalbėtis, tai kokia yra ta baptistų tapatybė. O tą klausimą mes nagrinėjom dėl to, kad kartos bendruomenėje keičiasi ir tie dalykai, kurie buvo aiškus vienai kartai, jie turi taip pat tapti aiškus kitai kartai. Kaip kitaip sakant, tęsiasi tas mūsų DNR ir koks jisai yra. Ir kadangi, kai aš aiškinausi, kas tai yra būti baptistais, Lina suvaidino labai ryškų vaidmenį, dėstant šitos dalykus mums, anksčiau šiek tiek Baptistų sąjungai, jinai buvo neakivaizdinės Biblijos mokyklos vadovė mūsų sąjungos ir dėstė baptistų tapatybės klausimus. Ir paskui jai dėstant Prahos tarptautiniai baptistų teologiniai seminarijai, irgi tas baptistų klausimas, jisai buvo svarstomas ir Lina ir ten viską mus mokė. Tai aš pagalvojau, kas galėtų būti geresnis asmo, nei daktarė Lina Tot paaiškint mums apie baptistų tapatybę. Ir labai džiaugiamės, kad Lina ir jos vyras Džordžas, jie sutiko pas mus atvažiuoti šituo šiaip bendruomenėm įtemptų kalėdinių laikotarpių, atrado mums laiko. Tai džiaugiamės ir kviečiu pasveikinti Linos seminaro pradžią plojimais, padrasinimo plojimais. Padrasinimas gerai. Ačiū, Henrikai. Ačiū. Žinot, pagalvoju, du dalykai. Vienas dalykas, nežinau, ar yra tekę kada nors dėstyti seminarą besibaigiant advento laikotarpiu. Tai jūs šaunuoliai, aš nelabai tikėjausi, kad čia taip susirinksit. Toks laikas žmonės kažkaip pasidarė tokį maratoną labai dažnai švenčių ir sunkus tas metas jiems. O antras dalykas, Henrikai, pagalvojau, kad yra dar viena tokia šiek tiek juokinga galbūt priežastis, kodėl galbūt aš esu geras variantas dėstyti baptistų identitetą Lietuvoje, nes ko gero nelabai yra dar kam tai būtų ketvirta karta. Tai mano proseneliai patapo baptistais dar carinės Rusijos metu Lietuvoje, bet dar prieš nepriklausomybę. Ir tada senelių karta, mano tėčio ir mamos, ir man, ir vėlgi aš kalbėjau, tie, kas buvo pamaldose apie tokį, galbūt net tokį šiek tiek, nenorėjimą, sakykime, verštis į tarnystę ir lygiai taip pat man buvo su baptizmu. Aš labai vienu momentu paauglystėje atkakliai siekiau rasti kitą bendruomenę. Gal ir gerai, tai buvo toks galbūt sveikas noras netapti šeimos dinastiją, nes iš to nelabai kas gero išeina. Bet vėlgi, viešpats taip įdomiai vedė, niekaip. Grįžti prie to, kas yra brangu, tai ką teko patirti dar priespaudos metais, augant, ir tai tikrai mane suformavo. Nors, aišku, baptistų veidas pasikeitė Lietuvoje labai stipriai nuo to laiko. Ir, aišku, pasaulio mastu jis yra be galo įvairus, kaip mes matysime. Bet aš noriu pradėti nuo užduoties. Užduotis visiems jums, nesvarbu, kas jūs patys esat, nesvarbu, kur jūsų tikėjimo kelias, klausimas visiems, bet bus kelios grupės. Visiems jums reikės įsivaizduoti, kad jūsų draugas ar pažįstamas, aš pasakysiu, kas tas draugas ar pažįstamas, klausia, kas yra baptistai. Kaip jūs paaiškintumėte? Taigi, nesvarbu, ar patys esat baptistai, ar prijaučiantis, ar kaip, nesvarbu. 4 grupės, tai čia susigrupuoja, vis dėlto ten žmonių susėdo, gerai, taip, gal aš matysiu visus jo. Gal teks kartu sueiti 4 grupės. Pirmoji grupė tada galbūt tegu būna šičia. Ir jūsų tas draugas ar pažįstamas, kuris klausia, kas tie baptistai, su kuo jos valgo.
nevalgo, bet taip jau toks geras kartais lietuviškai klausimas yra. Tai yra žmogus, kuris nelanko bažnyčios ir toks kaip ir agnostikas. Na, kas ten žino, kaip ten ir maždaug. Tokio pobūdžio žmogus jūsų klausia, tai kas tie baptistai? Kaip jūs atsakytumėte į tą klausimą? Antroji grupė bus šičia. Va. Taip. Tai jūsų tas draugas ar pažįstamas yra ateistas. Ta prasme, žmogus susitikinimu, kad Dievo nėra, kad pasaulis yra materialus tik tai. Arba galbūt humanistas, tai yra tiki, kad reikia padėti žmonėms, savo potencialą siekti ir taip toliau kartu, bet Dievo nėra jų pasaulėžiūroje. Bet jisai jūsų klausia, tai kas tie baptistai? Kaip jūs paaiškintumėte jam? Ir dar 2 grupės. Čia galbūt va čia, tada trečioji. Jūsų draugas ar pažįstamas yra protestantas. Galbūt liuteronas, galbūt reformatas. Gerai? O 4 grupė ten gale katalikas. Ar katalikė. Draugas ar pažįstamas klausia, tai kas tie baptistai? Tai vat, turit kažkur 5 minutės, maždaug tai po lygiai pasiskirstykit. Jeigu labai norite į kitą grupę pereikit ir ypač šitai grupiai trūksta galbūt 1 ar 2 žmonių. O online galbūt irgi nežinau, ar galite į grupę. Aha, tik tai jūs 2. O jeigu ką, parašykit atsakymus pasirinkit vieną grupę ir parašykit, kaip atsakytumėt čate. Pirmiausia, klausiu tų, kurie kalbėjusi su agnostikų į bažnyčią nevaikštančių draugų. Kaip jūs jiems atsakytumėte klausimą, kas tie baptistai? Taip, tai pas mus buvo keli atsakymai. Keli atsakymai buvo, aš čia reikės pasakyti jo sumiečiams. Mes buvom 3, tai atsakymai buvo keli. Tai vienas atsakymas buvo, kad ar agnostikas, ar neagnostikas, reiškia, sakytum taip pat. Pirmas, kad netikėjimo žodis. Netikėjimo žodis. Taip. Tada, kad nesvarbu kas, svarbu, kad atleidžia nuodėmes. Ta prasme, nesvarbu kas. Nesvarbu bažnyčios, reiškia. Aha, bažnyčios nesvarbu. Atleidžia, bet kad atleidžia nuodėmes. Ir tada, kas įtikės ir pasikrikštys. Ai, dėl to baptistai yra tie, kurie krikštėja, tie, kurie įtikė. Bet krikštas nėra labai svarbu. Va, o kita bildanti nuomonė pas mus grupėje buvo, kad krikštė tikinčiuosius. Taip. Gerai. Na, o tie, kurie kalbėjote su ateistų, humanistų, draugų, pažįstama. Taip, mes labiau kažkaip kalbėjome su ateistais, tai sakėm, akcentuotume sąmoningą tikėjimą, kažkaip vestume paralelės, kad sąmoningas netikėjimas, sąmoningas tikėjimas ir tai susijęs su krikštu. Ir taip pat, ką mes tenai dar kalbėjom. Tai čia paskui, ir tokį dalyką, kad baptistams labai svarbu tikėjimo laisvė ir kad jie buvo dėl to visų persekiojami ir dėl to jie gina ir kovoja už visų tikėjimų laisvę ir galimybę tikėti arba netikėti. Taip pat gerbė ir ateistų laisvę netikėti. Na ir dar, čia gal jau labiau su humanistais, aš sakiau iš savo patirties, kad dažnai pristatau baptistus kaip religinius anarchistus. Ta prasme, nereaguokit kaip nors baisiai, nes anarchistai tai yra bendruomenės, kurios nelaukia malonės iš politinės valdžios, bet ima atsakomybę į savo rankas ir patys sprendžia ir patys veikia tokiu būdu, reiškia, įgyvendindami kažkokią tai idėją pasaulyje, rūpindamiesi aplinką ar kažkuo. Ir tokiu būdu transformuoja. Tai kažkaip man visą laiką tai labai panašu į mūsų bendruomenės. Tai šitą pastabą čia. Gerai, ačiū.
prašysim ko nors iš grupės, kuris su protestantais, liuteronais, reformatais kalbėsi. Kas raportuos? Mūsų grupė buvo keletas nuomonių, bet pagrindinė nuomonė buvo, kad baptistai yra evangelikų grupė, kuri krikštė žmonės, bet krikštas yra savanoriškas, jis negali būti vykdomas prievarta. Taip pat iš reformatų pusės dar buvo tokia nuomonė papildymas, kad mums labai svarbus Dievo žodis, kad Dievo žodį baptistai stato visada pirmoje vietoje ir visada elgiamės taip, kaip liepia Dievo žodis, o nebūtinai kaip žmonės, nes pirmiausia yra Dievas, Dievą reikia klausyti, o po to žmonių klausyti. Taip pat bendrai tai nutarėm, kad pas baptistus nėra ypatingos hierarchijos, nors yra pastorius, diakonas ir kiti, bet iš esmės pagrindinius sprendimus priima narių susirinkimas, o visi nariai yra laikytini lygiais ir visi baptistai bendrai priima sprendimus. Labai gerai, Tom. Ačiū. Ir ketvirtoji grupė, tie, kur su katalikais kalbėsi. Aha, Ilona atraportuos. Raportuoju, gal kalbėjo mūsų grupė, Matas ir Tomas. Mes katalikam pasakytumėm, kad baptistai yra sektantai. Tai tiek. Šiaip jau. Žinių. Tai tada dabar gausit išplėsti ir paaiškinti, ką jūs to norėjot pasakyti. Mes nei vienas turbūt nelabai aiškiai suprantam, kas tie baptistai. Tai tikriausiai žinot, kad dažnai sektantais juos vadina. Ar ne, ar vadindavo? Ne, tai čia sarkazmo yra tokia gyslelė, bet apskritai denominacijų prasme, man atrodo, visi trys mes tokie nelabai svarbumų pakaitant Aha. Supratau. Gerai, čia bus geras mums tiltas į sekančią mūsų dalį. O dabar ačiū, tik paprašysiu dabar jau grįžti prie bendro mūsų seminaro. Labai gerai, šiaip daug ką palėtėt. Tikrai tikinčiųjų krikštas yra labai svarbus ir aiškus akcentas, tikrai baptistam priklausantis. Tai būtent tikinčiųjų krikštas, ne tik, kad suaugusiųjų krikštas, bet būtent tikinčiųjų. Ir kodėl? Todėl, kad tai yra sąmoningas tikėjimas, kaip antroji grupė sakė. Ir jisai yra susijęs su tuo, ką jūs minėjote, kalbėdamėsi su ateistais, kad tikėjimo laisvė yra visiems. Niekas negali priversti nieko priartėti prie Dievo. Ir tai reiškia, kad mes norime apsaugoti visų laisvę. Ir kaip vėliau matysime, tai iš tikrųjų yra svarbi baptistų istorijos dalis. Tai yra tikėjimo laisvė ne tik mums, kurios dažnai sektantais vadindavo, bet visiems. Tame tarpe, kaip vienas žymus 17 amžiaus baptistas sakęs, ir musulmonui, ir bedieviui. Reiškia, jie irgi turi turėti tą laisvę. Jų negalima priversti, prievartą pas Dievą ateiti. Tai čia svarbu. Trečioji grupė, kuri kalbėjote su protestantais, sakėt, keletas nuomonių buvo, aš iškart šyptelėjau, nes žinot tikriausiai anekdotą, ar ne, kur yra 3 baptistai, yra 5 nuomonės. Bet jūs yra, bet tai yra būtent toks jau mūsų irgi, kaip čia, bruožas. Labai greitai mes labai stipriai prieinam prie savo nuomonės ir už to dažnai skaldomės. Va, Dievo žodžio svarba tikrai. Nors tai, ką liepia Dievo žodis, aišku, nėra visuomet lengva atsakyti, kaip šiandien per pamaldas irgi truputėlį palėtėm. Tai tas Dievo žodžio, ir čia niekaip nuo to neišeis. Jeigu sakom, skaityk kaip parašyta, tai taip neišeina. Todėl parašyta ir taip, ir taip. Ir tuomet mums reikia kažkaip tada kartu Dievo akivaizdoje, Kristaus vardu, aiškintis, ką tada mes, kaip mes tai suprantam, sakykime, ar ne? Kad nėra didelės hierarchijos, tikrai,
labai geras paaiškinimas, tai kad iš esmės valdymas vyksta iš apačios į viršų, tai yra narių susirinkimas, visuotinis narių susirinkimas yra svarbiausias valdymo organas ir priešingai negu, sakykime, katalikų, ypač katalikų, sakykime, arba ortodoksų bažnyčios, mes neturime popiežiaus, neturime galvos, kuri galėtų nuleisti tam tikras doktrinas, tikrai jinai iš apačios, ar ne? Ir tai yra tikrai labai svarbus bruožas. Ketvirtoji grupė, kuri su katalikais kalbėjosi, ir aišku, tai yra mūsų kaip ir daugumos kontekstas, nors vis daugiau, ko gero, turime agnostikų, pažįstamų draugų, gal ir ateistų. Sekta mus dažnai ir ilgai pravardžiavo. Ir šiandien gal kartais pasigirsta, ar ne? Ir apie tai irgi kalbėsime, kodėl tai buvo, bet galbūt mums sudėtinga įsivaizduoti, kaip stipriai bažnyčia ir valstybė buvo susijusi krikščionijos tais amžiais. Po to, kai imperatorius Konstantinas dar 4 amžiui nusprendė, kad krikščionybė yra gera religija visai imperijai. Čia vėlgi, kaip mes interpretuosim, ar jisai iš tikrųjų nuoširdžiai atsivertė, ar jisai nusprendė politiškai, kad tų krikščionių niekaip neįmanoma išnaikinti, jie vis auga, nors tu juos žudai. Bet kokiu atveju krikščionybė tapo imperijos oficialia religija netrukus ir po to, reiškia, viena aišku bažnyčia buvo, ar ne? Ir ta bažnyčia, tu negalėjai egzistuoti be jos. Tu būdavai krikštijamas kaip vaikas, taip tu tapdavai piliečių, tu negali būti palaidotas be bažnyčios, tu nieko negali daryti. Ir tokios grupės kaip baptistai, tai buvo iš tikrųjų be galo didžiulė rakštis vienoje vietoje visuomeniai ir būtent todėl jie būdavo laikomi ardytojais visuomenės ir netgi krikščionijos, ar ne? Tai tas sektos, tas epitetas, jis jau ilgai su mumis yra. Sovietmečiu irgi įdomiai jisai buvo. Dažnai būdavo vartojamas ir aišku, valdžia sovietinė irgi labai mėgo vis pamurgdyti, vis pasigirdėdavo, kad tie baptistai, vienu žodžiu, čia orgijas turi, kad žmonės žudo ir taip toliau. Panašiai apie žydus irgi galbūt yra tekę girdėti, jums pasakodavo. Tai va, dar Ilona sakė, visiems jauniems žmonėms kaip ir nelabai svarbu tos etiketės, baptistai, ne baptistai. Ir aš turiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo aš daugiau matau tą tendenciją. Kai žmonės, sakykime, persikelia į kitą galbūt miestą, kitą vietą, ypač jeigu šeimos su vaikais, jie nebūtinai ieško tos pačios denominacijos bažnyčios, to paties pavadinimo. Kartais net nežino, kokiai denominacijai priklausė ta jų ankstesnė bažnyčia. O eina kur? Eina ten, kur jaučiasi, kad jos svetingai priima. Nėra taip, kad nieks su tavimi nekalba, nes nepažįsta. Eina ten, kur jiems pamaldų stilius kaip ir priimtinas, šlovinimas, muzika reiškia tokia, ar galbūt vaikų yra tarnavimas, vaikų priežiūra pamaldų metu, ten sekmadienio mokykla ir taip toliau. Tai kai kurie tyrinėtojai teigia, kad mes kuo toliau, tuo daugiau gyvename postdenominacinėme amžiuje. Tai yra, kad visos šitos etiketės, tikėjimo žodis, baptistai, reformatai, katalikai vis mažiau ką reiškia. Bet kita vertus, ir ypač vėlgi didžiumoje pasaulio, ne vakarų pasaulio, kūrėsi ir toliau denominacijos, ir naujos denominacijos. Ir kad ir kaip norėtume kartais sakyti, mes tiesiog krikščionis, ar ne? Svarbiausia tikėti, kad Jėzus atleidžia ir viskas. Taip neišeina, taip kaip negali būti tiesiog žmogumi. Tu vis tiek esi, ar tai lietuvis, ar tai mikstūra kažkokia, jo lietuvė ir baltarusė, ar dar kažkas, ar ne? Ir tie dalykai, tas kontekstas, etninis ar kažkoks kitoks, jisai mus daro tuo, ko mes esame. Panašiai ir čia. Neišeina būti tiesiog krikščionimi. Ta prasme, mes visi esame pirmiausia krikščionis. Bet po to yra ir netgi tos bažnyčios, kurios specialiai vadinasi nedenominacinėmis, tiesą pasakius, faktiškai jos yra denominacija, nes jos turi tam tikrus bruožus, kurie yra tokie negu kitokie. Negali būti
tiesiog krikščionis, nes tu tam tikrus dalykus akcentuosi, o kai kurie dalykai galbūt bus mažiau svarbus ar visai nepriimtini. Ir tai liečia tiek praktiką, sakykime, pamaldų, tiek tam tikras doktrinas. Taip, kad to klausimo, nors aš ir taip kaip ir beveik galėčiau teikti, kad nereikalingas mums šis seminaras, nes postdenominacinis amžius ateina, manau, neišeis. Bet su baptistais yra įdomu. Sakykime, su katalikais paprasčiau juos galbūt apibūdinti, būtent dėl to, kad yra labai aiškus centras, labai aiški galva. Ir nors katalikų bažnyčia, sakykime, pasaulio mastu, jį tikrai turi nemažą diapazoną. Yra, sakykime, vienuolių, tiek vyrų, tiek moterų, tokių aršių, tokių labai aktyvių, sakykime, su tokiom gana radikaliom nuomonėm, bet vis tiek, tai yra, gali pasakyti, aha, čia katalikai. O su baptistais, kaip reikėtų apibūdinti tokį judėjimą, kuris apima iš vienos pusės tokias bažnyčias, kurios save vadina baptistais, sakykime, gal teko girdėti Westboro bažnyčią JAV. Jį tapo žemi, nes viešai degino Korano knygas, su didžiulė neapykanta kalbėjo apie tam tikras žmonių grupės ir taip toliau. Galite įsivaizduoti, ką reiškia viešai deginti kito tikėjimo šventraštį, ar ne? Tai yra žinia. Kiti baptistai susiėmė už galvų, nori sakyti, mes netokie. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tu galbūt kito krašto, to diapazono yra viena iš grupių baptistų Gruzijoje, Sakartvele, Tbilisyje, toji baptistų grupė turi ir ikonografijos mokyklą, baptistų ikonografijos mokyklą, ir turi vyskupus, ir netgi vyskupės. Gali įsivaizduoti, tos dvi grupės atrodo, kas bendro ten. Ir čia galbūt yra toks dalykas, kad baptistais gali pasivadinti bet kas, iš esmės. Tai nėra, kaip čia, apsaugotas teisėtai kažkaip terminas, ar ne, kaip Europos Sąjungoje, kai kurie produktai geografiškai yra apsaugoti, ar ne. Yra baptistai, kurie iš esmės, aš galėtume teikti, yra baptistai, nors nesivadina tokiais. Pavyzdžiui, Vokietijoje baptistai daugiausiai žinomi kaip laisvosios evangelikų bažnyčios. Dar skliausteliuose būna baptistai. Jo. O kitos, kurios vadinasi baptistais, bet mes sakytume ne baptistai, jie visai ne baptistai, nes tam tikros doktrinos, kurios istoriškai baptistams buvo be galo svarbios, ten jų visai nėra. Tai čia vėlgi etiketės yra nelabai padedantis dalykas. Ir ką mes šito seminaro metu darysim, tai bandysim atsekti tiek istoriškai, tiek kitaip. Tai kas yra vis dėlto tie pagrindiniai bruožai, kurie eina už etikečių ribų, kurie tikrai padeda mums suprasti, kas mes tokie esame. Tarp kitko, kai kurios sąjungos ir bažnyčios buvusioje Sovietų sąjungoje svarstė, norėjo atsisakyti iš vis baptistų pavadinimų, būtent dėl to, kad jis anksčiau buvo siejamas su sektu. Reiškia, su sekta, tai buvo mėginta. Tarp kitko, laisvėjai krikščionys irgi Lietuvoje iš dalies dėl to, kaip ir norėjo tam tikrą transliuoti kitokią žinią, nors jų šaknis būtent kaip ir baptizme, taip pat su menonitais šiek tiek susiję. Apie tai, ko gero, nespėsim šiandien. Tai kaip vieną iš būdų pamastyti truputėlį taip ir konkrečiau ir galbūt vaisingiau apie tai, ką reiškia būti baptistais, aš norėčiau jums pasiūlyti, čia eis jau PowerPointas mūsų, tokius 3 pagrindinius tipus bažnyčių. Pažiūrėkit ir atpažinsit, kaip tie tipai atrodo. Toliau galime eiti. Sekančią skaidrę, toliau. Tai va, pirmas akcentas, arba pirmas tipas, tai yra akcentas ant sakramentalumo. Ką reiškia sakramentalumas? Tai reiškia šventumas, paskirtis reiškia, kad tai yra Dievo, paimkim Petro žodžią, tu esi Petras,
uola, ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, pragaro vartai jos nenugalės, ar ne? Akcentas būtent ant to bažnyčios aspekto. Ir jis dažnai yra sietinas su, sakykime, katalikišku požiūriu. Ortodoksai irgi panašiai apie tai žiūrėtų į tai. Tai yra vienas bažnyčios tipas, kuris pirmiausia, žmonės gali keistis, kunigai gali būti geresni ar blogesni, bet yra kažkas giliau, sakramentaliau visame šitame reikale, ką mes vadiname bažnyčia. Jos pragaro vartai nenugalės ir būtent tai daro bažnyčia. O žmonės, kaip ten yra, ir aišku, žmonės yra netobuli ir taip toliau. Tai akcentas ant to. Kitas akcentas būtų ant žodžio, tai yra Biblijos, jo aiškinimo, jo skelbimo. Ir tas akcentas paprastai yra siejamas su protestantizmu. Liuteronai, reformatai, kalvinistai yra geras pavyzdys to. Svarbiausia yra teisingai mokyti Dievo žodžio, o visa kita, galbūt irgi svarbu, bet akcentas ant to toks svarbiausias. Tai čia kitas bažnyčios tipas. Trečias bažnyčios tipas yra tas, kuris akcentą pagrindinį deda ant mokinystės. Tai yra gali mokyti, ko tik nori teisingai, bet kol nėra realaus sekimo Jėzumi, tai visa tai yra tik teorija. Tai ką reiškia iš tikrųjų sekti, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Ir kadangi to negalime daryti individualiai, Jėzus labai aiškiai kviečia bendruomenę, tuomet tai yra bendruomenės klausimas, mokinystės, ar ne? Iš kur toks požiūris, kad yra tokie 3 ekleziniai tipai, 3 bažnyčių tipai? Įvairūs teologai yra pastebėję, gana skirtingi. Ir jie įvairiai vadino tos bažnyčių tipus. Bet vienas iš žmonių, kuris ir man įtaką nemažą yra padaręs, ko gero, Henrikai, ir tau, tai yra baptistų teologas Jamesas McClendonas. Jis Amerikoje 20 amžiui dirbo, dabar jau irgi amžinybei adresą pakeitęs yra. Jisai būtent pavadino šitos 3 tipus katalikiškų, protestantiškų ir baptistinių. Bet kai jis kalbėjo apie baptistinį tipą arba baptistų tipą, jis neturėjo omeny baptistų, vėlgi sakiau, kaip etiketės, kaip denominacijos. Jam tai įeina ir sekmininkai, ir iš tiesų dalis netgi ir galbūt teko jums girdėti. Matot, katalikybė yra be galo įdomi ir įvairi. Pietų Amerikoje, kur labai daug skurdo, labai daug neteisybės ir labai daug hierarchijos, pradėjo kurtis 20 amžiui tokios labai paprastos, vėlgi, iš tikrųjų baptistiškos bendruomenės. Pradėjo kurtis bendruomenės, katalikai, tiesiog kartais prie savo lūšnynų, nes tikrai labai daug skurdo, tiesiog rinktis kartu ir skaityti Dievo žodį. Jie liko katalikais, bet iš esmės ta pagrindinė praktika buvo kartu rinktis, kartu studijuoti Dievo žodį ir tada gyventi pagal tą Dievo žodį. Akcentas ant mokinystės. Tai McClendonui, sakykime, tas baptistinis tipas būtent apima įvairias denominacijas, kurios akcentą deda ant paties Kristaus sekimo. Kad ir kaip netobulai, bet pradžia ten. Atsiliepiam į Dievo kvietimą, kiekvienas asmeniškai ir kartu, ir nuo to prasideda mūsų bendruomenės gyvenimas. O kaip jis ten jau toliau išsivysto, tai jau čia kitas klausimas. Ir tas pats būtų, matau, štat katalikiškas, aišku, lietuviškai mes bet kokiu atveju mažąją raidę rašome, bet jam svarbiausia prisiminti, kad tai buvo ne etiketės, nebūtinai atitinkančios pavadinimus tų bažnyčių, bet būtent tie tipai, kur akcentas dedasi, ar ne? Taigi, katalikiškasis požiūris, kuris akcentuoja bendruomeninį sakramentalumą, protestantiškas požiūris, kuris pabrėžia tiesioginį santykį su Dievu ir tiesą, kurią galime atpažinti, suprasti, įtikėti Biblijoje. Ir baptistinis tipas, kuris yra susikoncentravęs ant Kristaus sekimo ir tiesioginio Biblijos kaip gyvos ir aktualios kasdieniniam asmeniškam ir bendruomeniam gyvenimui patyrimą. Nors McClendonas save
laikė baptistų, jo ta vizija buvo tokia ekumeninė. Taigi jis norėjo pasakyti, kad mes reikalingi vieni kitiems, tie 3 tipai. Mes, kaip ir bažnyčios pilnuma yra mūsų 3 mumise, tose tipuose. Tas katalikiškas, kabutėse, katalikiškas požiūris, kuris akcentuoja bendruomeninį sakramentalumą, akcentuoja bendrojo gėrio sampratą, vėlgi turėsim laiko arba klausimas bus vėliau galėsim pakalbėti. Jis gali padėti mums visiems pamatyti dievišką Kristaus artumą kūrinyjoje, bažnyčioje ir taip pat gali padėti mums suvokti bažnyčios atsakomybę už visą pasaulį kaip savo parapiją. O ne užsidaryti, sakyti, čia mes šventi, mes čia sekam, o jūs jau ten kaip jau ten jau, eikit į peklą, ar ne? Tai čia katalikiško to tipo dovana. Protestantiškoji vizija, dėl to, kad jinai pabrėžia tos tiesioginius santykius su Dievu, be tarpininkų, ar ne? Ji suteikia impulsą tokiam socialiniam mobilumui, veiklai. Kam teko skaityti Weberį, ar ne, protestantizmo dvasia, tai būtent dėl to jie tokie dažnai verslūs ir daug padarantis, ar ne. Teologinio išsilavinimo svarba tokiams bažnyčioms yra didelė. Sakykime, baptistiško tipo dažnai sako, nieko nereikia, seki Kristumi ir mes vis čia išsirinksim pastorių ir gyvensim. O ten, kur protestantai, sakykime, ten teologinis išsilavinimas labai rimtai laikomas. Tarp kitko, net ir baptistai, kurie gyvena kultūriškai protestantiškose šalyse, tradiciškai paprastai siekia, kad jų pastoriai būtų gerai išsilavinę. Nesvarbu, nes reikia mokyti Dievo žodžio, o kad jį mokyti, reikia daug išmokti, ar ne? Tai vėlgi, tai tokia dovana protestantizmo, mums visiems, Maklendonas sakytų. Ir galiausiai tas baptistinis tipas, su savo akcentu į mokinystę, Kristaus sekimą, tiesioginį, kaip sakiau, Biblijos patyrimą kaip gyvos, aktualios mūsų gyvenimui tiek kiekvienam asmeniškai, tiek bendruomeniškai. Patirtis ir pritaikymas praktikoje. Tai yra dovana. Dovana visai bažnyčiai, ne tik mūsų. Tai va. Galbūt aš sustosiu sekundėlį ir paklausiu, ar yra kokių klausimų ar pastebėjimų šitoj vietoj. Ar suprantama tie tokie 3 tipai? Buvimo bažnyčia. 3 skirtingi akcentai. Aha, o čia įdomus klausimas. Lilija sako, bet dažnai baptistai laikomi protestantais. Tikrai. Kai kurie sakytų, kad baptistai yra, kaip ir labiausiai išsivyščiusi protestantizmo forma. Maždaug jie ėjo iki galo, ar ne? Pradėjo, kaip ir kiti, ir yra, aišku, istoriškai galima sakyti, buvo, sakykime, Ciuriche, Šveicarijoje toks epizodas, kad kai Cvinglis ir kiti reformatoriai pradėjo rinktis kartu skaityti Dievo žodį, anksti rytais kartu visi susirinkę, dalis jų sakė, bet tai labai aiškiai parašyta, kad krikštyti reikia, kad tai yra sąmoningas dalykas, tai negalima tiesiog automatiškai vaikelių krikštyti ir jau nuspręs, kiek Cvinglis ir kiti išsigando, nes būtent, kaip jau sakiau, bažnyčia ir valstybė buvo visiškai susijęs. Tai jeigu tu pradėsi pagalius kaišioti į vaikų krikštą, kūdikių krikštą, tai viskas pradeda griūti. Jie išsigando. O dalis jų vis dėlto nusprendė eiti toliau, tai buvo anabaptistai, tai nėra baptistai, bet jų prieš tai dar anksčiau buvusi grupė ir kūriniai išnyko, aišku, kartu mes vystėmės, apie juos taip pat truputėlį kalbėsim. Tai taip, galima sakyti, galima teikti ir taip. Ir be abejo, baptistai yra reformacijos produktas. Jie 17 amžiaus pradžioje atsirado kaip denominacija, davė savo tokį pavadinimą. Bet tuo pačiu metu reikia pripažinti, kad jie buvo persekiojami dažnai tų pačių protestantų. Tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Europoje žemyninėje. Būtent dėl to, kad jie norėjo pabrėžti, kad bažnyčia negali būti valstybės dalis.
jų požiūrių, tai kaip jie skaitė šventąjį raštą, tai taip neišeina. Nes jeigu atsiliepimas į Kristaus tą kvietimą yra asmeniškas ir sąmoningas, tuomet negalime taip automatiškai ir masiškai visų paversti Kristaus sekėjais. Tai buvo jų argumentas. Jų teologinė pozicija galim būtų taip apibūdinti. Laisva bažnyčia, laisva valstybė. Mums tai dabar atrodo, tai žinoma, tai kaip, taip. O tada tai buvo tokia bomba, toks radikalus pareiškimas. Neįmanoma įsivaizduoti. Užtat iš tikrųjų jos persekiojo. Tai vėlgi, ar jie yra protestantai ar ne. Lietuvoje mes dažnai norim sakyti, mes protestantai. Vėlgi, iš dalies galbūt dėl to, kad labai nesinori sekta būti pravardžiuojamais ir nesuprastais. Man atrodo, gal daugiau mes evangelikai, nes kai liuteronai norėjo pasirašyti protestantizmo aktą ir kvieti baptistus pasirašyti, baptistai atsisakė, o liuteronai pasirašė. Tai kadangi baptistai atsisakė pasirašyti prieš katalikus tą protestantizmo aktą, jie laikomi evangelijos nešėjais evangelijos. Su evangelikais yra sudėtinga, galbūt apie tai kalbėsim, yra keli terminai lietuviškai labai sunkiai išsiverčia. Nes tradiciškai lietuviškai evangelikai yra įvairios protestantų bažnyčios ir tame tarp ir baptistų, tai čia vėlgi būtų iš to požiūrio. Pamenat, evangelikai reformatai, evangelikai liuteronai, evangelikai baptistai. Bet yra dar kitas žodis, angliškai evangelicals. Tai aš kito būdo lietuviškai negražiai skamba, bet evangelikalai, ko gero, yra geriausias būdas tai išversti. Tai yra kita grupė, apie ją truputėlį kalbėsim. Vėliau apie tai, gerai. Bet matot, savo griežtų laikymusi bažnyčios ir valstybės atskirimo principų, baptistai daugiau primena anabaptistus, menonitus ir kitus, negu reformatus ir liuteronus. Tai čia vėlgi, kur akcentas, užtat aš jums uždaviau klausimą, kaip jūs atsakytumėte į klausimą apie tai, kas yra baptistai, kalbėdamėsi su skirtingais žmonėmis. Ir taip pat pasakyčiau, kad jeigu mes save priskiriame evangelikų protestantizmo spektrui, taip kaip tu, Tomai, sakai, tuomet mes dažnai tai darome būtent dėl to, kad norim patvirtinti, kad nesam sekta. Ir iš tikrųjų, nesam. Bet vėlgi, kartais galima pasimti tą etiketę ir ją paversti teigiamą. Jėzus kartais taip darė savo tarnystėje, jeigu pastebėjot. To, kuo jį kaltino fariziejai dažniausiai, jisai apvertė aukštyn kojom ir sakė, tai yra dalis Dievo karalystės. Tai čia vėlgi. Taip. Tai turim tokią situaciją. Turim, galbūt eisim sekančią skaidrę. Eisim truputėlį į istoriją, bet jau mes pastebėjom, kad yra didžiulė įvairovė, kaip įvairios denominacijos ir ypač baptistų įvairios grupės save ir apibūdina ir kaip jos išreiškia tą buvimą bažnyčią savyje. Bet už tai mes kalbėjom apie tos tris bažnyčių tipus. O dabar jau kalbant apie baptistus, jau minėjau, žadėjau truputėlį istorijos, jeigu taip jau datų žiūrėti, tuomet pirmą kartą pirmoji baptistų bažnyčia buvo įkurta Nyderlanduose, Amsterdame 1609 metais. Bet tai nebuvo Olandai, tai nebuvo Nyderlandų šalies žmonės, tai buvo iš Anglijos išvyti separatistai. Separatistai ne politinė prasme, o ta prasme, kad jie irgi buvo atsiskyrę jau nuo Anglijos valstybinės bažnyčios. Ten buvo, jie atsiskyrė pirmiausia dėl hierarchinės struktūros. Anglikonai irgi labai hierarchiški, nes iš esmės tai yra adaptacija katalikų struktūros, ar ne? Ir jie taip pat nepritarė vaikų krikštui. Ten buvo du vadovai tokie labiausiai žinomi, vienas iš jų buvo John Smith, o kito vardas buvo Thomas Helvis.
Jie ėmė susitikinėti, ta maža grupė ėmė susitikinėti patalpoje, kuri priklausė menonitams. Tai va čia irgi toks ryšys. Menonitams. Menonitams. Anabaptistams. Vėlgi matome truputėlį tą įtaką. Ir jie įkūrė tą savo anglakalbę baptistų pirmąją bendruomenę. Vėliau, kaip iliustracija, abu vadovai susipyko, bet susipyko ne asmeniškai, o dėl doktrininių dalykų, išsiskyrė. Taigi netrukus buvo daugiau negu viena baptistų bažnyčia. Čia jau turim tokį trūkumą didžiulį. Galim apsvarsyti, ar ta kaina verta. Matyti dėl to, kad viskas eina iš apačios į viršų. Labai lengva mums skaidytis. Tai ir jie irgi susiskaldė. Tomas Helvis, vienas iš tų dviejų lyderių, grįžo į Angliją po kelių metų ir Londone įkūrė pirmąją baptistų bažnyčią jau Anglijoje. Tai buvo jau kaip ir antroji, ar ne? Pasaulio mastų bažnyčia. Vėlgi galėtume kalbėti apie doktrinas. Helvis buvo arminijonas, tai yra tikėjo, kad išgelbėjimas yra galimas visiems, kiekvienam žmogui. Kiekvienas žmogus turi laisvą valią ir gali pasakyti Dievui taip arba ne. Smithas buvo dalinis baptistas. Toks jau oficialus terminas yra. Jis tikėjo, kad Dievas yra davęs kai kuriems malonę atsiversti, o kai kurie neturi tokios malonės. Vėlgi, čia kitas būtų seminaras. Bet kas įdomu, kalbant apie Tomasą Helvį, jisai kai grįžo į Angliją, jis pradėjo būtent kaip ir kampaniją už visų žmonių Anglijoje gyvenančių visuotinę teisę tikėti ar netikėti taip, kaip jie pagal savo sąžinę nori. Ir jisai parašė karaliui Anglijos laišką viešą apie tai, kaip jau minėjau, kad to meto kalba ir turkas, ir bedievis, tai yra musulmonas ir bedievis irgi turi teisę, reiškia, tikėti taip, kaip jie tiki, ir tu karaliau negali priversti jų. Karaliui tai nepatiko, karalius jį įmetė į kalėjimą ir vargšas Helvisas galų gale ten ir mirė. Bet ta jo deklaracija, tas jo kreipimasis į karalių, jis yra be galo svarbus baptistams dokumentas. Ir to mes negalim pamiršti. Man labai skaudu, kai mes baptistai imam kovoti tik tai už savo teisės. Ir iš tikrųjų imame netgi neigti ir stengtis paminti teisės kitų grupių, su kuriuo mes nesutinkam. Bet kaip vienas baptistas yra pasakęs, aš iki užkimimo ginčysiu su tavimi. Visiškai nesutiksiu su tuo, ką tu tiki, bet taip pat iki užkimimo ginsiu tavo teisę tikėti taip, kaip tu tiki. Ta prasme, aš galiu mėginti tave įtikinti, bet aš taip pat noriu užtikrinti tavo teisę sąžinės laisvei. Va, tai toks gana svarbus elementas, kuris iki šiandien, kaip toliau matysime, atlieka svarbu vaidmenį. Ir ypač pasauliniu mastu mūsų toks susivienimas, kuriam ir mes priklausome, pasaulinis baptistų alijansas, daug yra pasitarnavęs būtent ginant sąžinės laisvę įvairiose pasaulio kampeliuose, kur ta sąžinės laisvė nėra taip paprasta apginti. Ką mes toliau turim? Gana greitai, kadangi 17 amžius, judėjimas persimeta į naująjį pasaulį, į Ameriką. Ir ten Rodžeris Williamsas įkūrė netrukus pirmąją baptistų bažnyčią Amerikoje. Dar iš tikrųjų neteisingai. Dabar tai yra JAV, tada dar nebuvo. Netrukus tie baptistai kad atsiranda daugiau, jie ima vienytis į asociacijas, į sąjungas, bendradarbiavimas tampa labai svarbių bruožų jų. Ir kaip matysim ir iki šiol, tai yra vienas iš svarbiausių akcentų. Misijos ima plėstis, ypač 19 amžiuje. Misijos atgal į Europą, į kontinentinę Europą, todėl, sakykime, kontinentinė Europai, taip pat ir Lietuvoje, mūsų šaknis yra būtent 19 amžiui. Ir ne be amerikonų
ir nebe vokiečių baptistų pagalbos. Bet tai buvo būtent misijinis judėjimas. Dar galbūt pridėčiau, kad migracija taip pat daug davė. Galbūt esat girdėję apie pirmąją baptistų bažnyčią dabartinės Lietuvos teritorijoje, Klaipėdoje. Tai buvo kaip ir darbininkas, dailidė, kuris iškeliavo į Šveicariją užsidirbti ir va ten išgirdo Evangeliją, ten ją priėmė. Liuteronas, kadangi tai buvo liuteroniškas kraštas, grįžo ir pradėjo su kitais kalbėtis. Pradžiai tyliai labai, iš pradžių iš vis nenorėjo, irgi tylėjo, bet paskui atrodo vieną sekminių dieną jis išgirdo labai aiškiai: Adomai, kur tu? Matot, kaip Dievo žodis prakalbsta. Ir jisai suprato, kad jisai yra Adomas. Ir tai Dievas jam užduoda klausimą: kur tu? Ir kad jam reikia kalbėti, nes jisai, jeigu rado naują gyvenimą Dieve, tai dabar kaip jis dabar gali laikyti tokį lobį tik tai savo. Va. Liuteronams Mėmelio tai labai nepatiko. Švelniai tariant, buvo daug bėdų. Jie dar pavadinimo neturėjo, bet vėlgi vienas iš lankytojų buvo anglas laivo kapitonas. Vėlgi Klaipėda Mėmelis buvo svarbus toks taškas kelionio, ar ne? Ir jis jiems sakė: jūs kaip ir panašus, kaip jūs čia dabar kalbat, ir jis sakė: jūs labai panašus į baptistus, o jo tėvas buvo baptistas. Va, tai jūs panagrinėkit, gal jūs baptistai esat. O kur kreiptis? Ir jisai patarė jiems kreiptis į garsų Vokietijos baptistą. Nuvargė mano. Gerhardą Onkeną, ačiū. Vardą buvau pamiršus. Gerhardas Onkenas, kuris labai nustebo, nei jis Klaipėdoje buvęs, nei ką. Ateina laiškas, kvietimas atvykti, nes jie galvoja, kad galbūt jie broliai ir seserys yra. Ir jis pasiuntė vieną iš savo pasiuntinių, pasižiūrėk, kas ten. Tarp kitko, liuteronų vietinis laikraštis paskelbė naujieną, kad vienas iš baptistų šnipų, atvažiavo. Taip kad vėlgi, protestantai nelabai jau norėjo tų baptistų atsiradimo. Bet iš tikrųjų jie nusprendė, kad taip, yra aiškus toks ryšys. Buvo nusiųsta žinia atgal Onkenui, kad čia rimta, atvažiuok. Ar jis atvažiavo? Lapkričio dienomis, šaltomis ir upėje naktį pakrikštijo pirmosius baptistus. Tai buvo vokiečiakalbiai baptistai. Vėlgi tarp lietuvių misija truko, sunkiai vyko ir vėliau prasidėjo, bet tai buvo mūsų pradžia Lietuvos teritorijoje. Na, o kaip matote, 20 amžiaus pradžioje, 1905 metais buvo įkurtas jau mano minėtas Pasaulinis baptistų alijansas. Tai buvo toks susivienimas baptistų bendruomenių iš viso pasaulio, kad vėlgi bendradarbiauti. Baptistų popiežiaus neatsirado. Generalinis sekretorius visuomet buvo, taip, bet tai jo pareiga buvo reprezentuoti, jungti, drąsinti, vienu žodžiu, tokius dalykus, koordinuoti, ne diktuoti. Mūsų yra šiuo metu kokie 47 milijonai pasaulyje, 126 šalyse. Kai kuriuose šalyse yra daugiau negu viena baptistų sąjunga. Kaip jau minėjau, toks jau mūsų bruožas. Ir man, kai pagalvoju, labai įdomus tas susivienimas mūsų, alijansas. Viena vertus mes turim tokią globalę, įvairialypę tikinčiųjų bendruomenę, susivienimą. Ir visi jie susivienė laisvą valią. Vienintelis būdas tapti alijanso nare, paprašyti, kad ar galima prisijungti, tada aišku vyksta pokalbis ir prisijungiam, ar ne? Ir sakykime, jų tas mokinystė pagrindinai vyksta vietinės bažnyčios lygmenyje, bet jie supranta, kad reikia vienytis jėgas, kad kažką daug reikia, noris daryti kažką kartu, daugiau, kas sudėtinga arba gal neįmanoma pavieniai bažnyčiai. Taigi, taip atsiranda tos vietinės asociacijos, sąjungos ir jų tos sąjungos dažnai jungiasi į kažkokį regioninį susivienijimą,
tokį kaip, pavyzdžiui, Europos baptistų federacija, apie kurią jums daug gali papasakoti Dana. Ir papasakoja neseniai išleistame Tiesos draugo numeryje, kas užsisakot, ar ne? Europos baptistų federacija buvo įkurta po karo 49 metais, antrojo pasaulinio, būtent siekiant suvienyti baptistų bendruomenės Europoje ir artimuosiuose rytuose, remti atstatymo pastangas, galite įsivaizduoti, kaip nusiaupta buvo viskas. Ir stiprinti tokį tarptautinę bendrystę, bendradarbiavimą, misiją. Šiuo metu Europos baptistų federacijų yra daugiau negu 50 sąjungų, kiek 59 jau vis auga. Iš 52 šalių, taip. Vėlgi. Mes baptistai niekuomet nebuvom labai geri geografai, nes atrodo Europos baptistų federacija, bet jai priklauso ne tik, kad artimųjų rytų, sakykime, tokios kaip Izraelio baptistų sąjunga, bet ir Egipto baptistų sąjunga. Turim ryšių su Iraku, Turkija ir artimieji rytai, Centrinė Azija irgi. Tai va tokia, ta mūsų geografija tokia įdomi, bet jie nori, tai buvo jų pasirinkimas tų sąjungų. Egiptiečiai, neaišku kodėl, bet egiptiečiai norėjo priklausyti būtent Europos baptistų federacijai. Nu, Europos baptistų federacija sakė gerai. Tai va taip įdomiai. Aišku, federacija jinai bendradarbiauja su pasauliniu baptistų alijansu, jo dalis yra. Kartu dirbam įvairiose socialiniuose, švietimo, misijų projektuose. Bet, kaip jau sakiau anksčiau, sistema yra iš apačios į viršų, o ne iš viršaus į apačią, sakykime, valdymo. Nėra nurodymų, kurie tiesiog galėtų būti siunčiami žemyn hierarchijos grandinė. Taip neveikia tarp baptistų. Iš tikrųjų iš karto pasišiaušia, šiaip jau, kai tai atsitinka. Nors vėlgi, kaip sakėm, variacijų yra. Bet kiekviena bažnyčia, galbūt tai vienas iš tokių bruožų, kiekviena bažnyčia, bent jau iš principo, gali naudoti savo laisvę, interpretuoti Dievo žodį ir vykdyti Kristaus įsakymus taip, kaip jie juos mato, kaip geriausiai gali juos interpretuoti. Ta interpretacija gali būti skirtinga, sakykime, jau minėjom, moterų tarnystės atžvilgių, įsitraukimo į visuomenės gyvenimą atžvilgių ir taip toliau. Bet akcentas yra tame, kad mes tikim, kad jeigu mes kartu esame susirinkę prie Dievo žodžio, jeigu prašom Kristaus, kad jis būtų mūsų tarpe ir norim įsekti taip, kaip tik begalime geriau, kad pažadas yra, kad Dievas mums atvers tikėjimo akis ir mes kaip tik galėsime taip ir geriausiai taip ir interpretuosime. Ir kaip Paulius apaštalas vienoje vietoje sako, o jeigu jūs ką kitaip tikite, tai Dievas jums kaip reikės, taip ir atvers, kada reikės. Na va. Tai tokia laisvė yra iš tikrųjų, sakykime, pasaulinio baptistų alijanso susitikimuose labai įdomu matyti tai visą įvairovę mūsų. Labai įdomios išraiškos. Va, kai 20-ame amžiuje baptistai smarkiai išplinta Afrikoje, Azijoje ir Latino Amerikoje, tai ką aš vadinau daugumos pasauliu. Ir ten daugiausiai ir auga baptistai šiuo metu. Ne vakarų pasaulyje, ne Amerikoje šiaurės, ne Europoje, ne Didžiojoje Britanijoje, o ypač Afrikoje, bet taip pat Lotynų Amerikoje, nors sėkmininkai auga dar daugiau. Na ir Azija irgi augantis skaičius. Gal čia vėlgi aš sustosiu, kiek pas mus jau 3 valandos, gal ir pertraukėlę pasidarysim, bet prieš pertraukėlę ar būtų klausimas, kažką paaiškinti reikėtų? Aš norėčiau paklausti, kadangi pati seniau tavo pačios seminaruose, prieš 10 metį gal dar seniau esu dalyvavusi ir prisimenu taip, kad tos istorijos mes narpliojom šiek tiek plačiau ir aš atsimenu, kad šiek tiek daugiau buvo kalbėta ir apie anabaptistus ir baptistus. Tai man ypač įdomus va šitas ryšys, todėl kad aš taip supratau, kad anabaptistai vis tik buvo ta pradžia. Ar ne visai teisingai? Žiūrint, ko klausi. Tai čia bus toliau apie tai. Tai yra vienas iš būdų save apibūdinti, yra būtent sakyti, mes iš anabaptistų pareinam.
Bet tai nėra vienintelis būdas, kaip baptistai save apibūdina. Tai pažadu, kad apie tai kalbėsim po pertraukėlės, nes reikės pertraukėlės, jo. Gerai. Jo, Dana, geras klausimas tavo. Galim būtų sakyti vėlgi, kad baptistai save vėlgi, kokie baptistai? Kai kuriems iš jūsų gerai žinomas Parušas Parušavas, bulgarų baptistas, tai jis vis sakydavo, nėra tokio dalyko kaip baptistas, yra arba iš komunizmo atėjęs baptistas, arba iš protestantizmo atėjęs baptistas, arba iš katalikybės atėjęs baptistas. Man žodžiu, kad vėlgi kontekstas mus formuoja kaip nors. Tai va, tai jeigu taip apibūdint vėlgi tą mūsų tokią įdomią įvairovę, tiek baptistų pasaulinėme alijanse, tiek kažkiek tai netgi Lietuvos mastu, nors mūsų labai mažai ir dėl to mažumo kartais sunku susigaudyti ir problemos atrodo tokios didelės, nes mūsų tiek mažai ir kažkaip užaštrinami tie skirtumai. Bet tų įvairovė yra tikrai didžiulė. Tomas minėjo evangelikus, gal reikėtų sakyti evangelinės bažnyčios baptistų, kuriams ypač svarbus tas evangelikalizmo. Kaip čia? Elementas. Kas tas evangelikalizmas? Tai yra tokie istoriniai pagrindiniai tokie bruožai ar ženklai. Biblijos autoritetas, kryžiaus reikšmė, daug giedama apie kryžių, atsivertimas, jo reikšmė ir aktyvizmas. Tai yra, kad reikia evangelizuoti, reikia daryti kažką pasaulyje, negalim tik užsidaryti. Tai, manau, daugam iš mūsų yra artimas tas dalykas. Įdomu tai, kad ta organizacija, kurioje aš dabar dirbu, Langamas, tai yra tikrai evangelikalizmo išraiška. Doktrininiais klausimais evangelikalai gana įvairūs. Kai kurie yra arminijonai, kai kurie yra kalvinistai, charizminis atsinaujinimas, kai kuriems iš jų yra svarbi jų tapatybės dalis, kai kuriems tai yra iš velnio. Jokių būdų ten kalbėjimas kalbomis ir taip toliau. Evangelizacijos ir socialinės veiklos santykis vėlgi skiriasi. Bet tai yra ganėtinai populiarių, tarp įvairių denominacijų. Yra evangelikalų anglikonų, evangelikalų liuteronų, evangelikalų baptistų vėlgi. Tai tokia bena, sakykime. Kiti būtų, aš truputėlis taip su atsarga tą žodį pavartosiu, liberalūs baptistai. Liberalizmas yra labai geras, atsiprašau, krikščionių keiksmažodis. Dar feminizmą galim pridėti. Kai kas nors to nepatinka, išvadink į liberalu, ar ją feministę ir vienu žodžiu, nes mes nesikeikiam, ar ne, tai va tokiais žodžiais. Tai čia taip reikia labai atsargiai su tuo. Bet ką reiškia liberalus? Kaip? Nebūtinai liberalus, pats žodis reiškia laisvę, ar ne? Tai būtų tokia pagarba žmogaus pasirinkimui, sakykime, galbūt. Dalis liberalių baptistų būtų tokie, kuriems ypač svarbus pacifizmas, pavyzdžiui. Tai yra, pasirinkimas nevartoti prievartos, taikdarystė, aplinkosauga, lyčių lygybė ir taip toliau. Tai sakau, čia toks sudėtingas žodis, labai atsargiai vartokit, nes jisai žmonės jį supranta skirtingai. Va. Kai kurie baptistai labai, kaip čia pasakyti, sunerimo, kai pradėjo rastis, sėkmininkai taip, bet ypač kai charizminis atsinaujinimas. Kaip banga tokia pradėjo lietis įvairiose bendruomenėse. Nemažai baptistų labai skeptiškai tai žiūrėjo, bet kai kurie priėmė tai ir dabar nenustepsite, jeigu daugelį baptistų bažnyčių matysite ir rankas į viršų, ir kalbėjimas galbūt kalbom ir taip toliau, tas charizminio atsinaujinimo. Ta išraiška ji yra gyva, bet, sakykime, kitose vietos, kitose bendruomenėse niekaip. Jokių būdų. Tai yra kaip ir, jau, ne iš Dievo tai yra laikoma. Tai vėlgi, labai skirtingi tie baptistai. Bet praktiškai visi baptistai, beveik, ne visai visi, bet beveik visi yra paliesti
to, kaip charizminis atsinaujinimas pakeitė šlovinimą. Tai, ką jūs šiandien giedojot, brangieji, tai yra grinai iš charizminio atsinaujinimo atėjus išraiškai. Tai va, norit ar nenorit, jūs charizmatai pasirodo. Aš taip juokauju. Bet teisybės tame yra. Ir tiesą pasakius, tai, kad buvo kviečiama kažkaip visą kūną įjungti į šlovinimą, tai irgi, mano nuomonė, nėra blogas dalykas. Kadangi mes, kaip baptistai, gimėme švietimo amžiuje, tai labai yra didelis pavojus, kad mes viską laikom va čia, šitoj juostui ir viskas. Dar kažkiek širdelėje emocijos. O tai, kad mes esame visuma ir kad kūnas yra neatsiejama mūsų visumos dalis, mes kartais tą pamiršdavome. Tai čia mums irgi gerą dovaną kartais duoda. Tiek sekmininkai, tiek, kurie tai irgi tarp sekmininkų yra įvairių. Tiek tos įvairios Dievo patyrimo formos, jos, kai jos yra sveikos, jos tikrai yra geras dalykas. Va, yra nemažai baptistų, kurie save laiko kalvinistais. Taip pat neokalvinistais, kai kurie iš populiariausių pamokslininkų, ir tikrai ne pamokslininkių, tai būtų vyrai. Amerikoje ir šiandien yra populiarūs pavyzdžiai to tokio. Save jie laiko iš tikrųjų labiausiai išsivyščiusiais arba tikrais protestantais. Dažnai tai yra tokia, gana griežta linija, stiprus vadovas. Galbūt, kokį čia pavyzdį jums pasakyti. Jonas Piperis būtų vienas galbūt toks ir kitų nemažai tokių. Va. Kita vos nepriešinga kryptis būtų tai, ką tu sakei, Dana. Tai anabaptistinė kryptis. Kai kurie baptistai mato savo ištakas būtent anabaptizmo judėjime. Ir nebe pagrindu. Visų pirma, pirmoji baptistų bendruomenė rinkosi būtent anabaptistų kepiklėlėje. Tarp kitko, Lietuvos baptistai Klaipėdoje, tie, kur pasakojau, Eduardo Grimo dailidės grupė, jie irgi pradžiui su menonitais kartu buvo. Tai vėlgi tas ryšys jis daug kur yra. Ir turint omeny, kad menonitai buvo tie, kurie pabrėžia bažnyčios ir valstybės atskirimo reikmę, tai vėlgi suprantama, kodėl mes matome tame tokį natūralų ryšį. Ir įdomu tai, kad nemaža dalis baptistų neseniai, pastaruosius 20-30 metų, ieškodami kaip ir naujo veido, keičiantis visuomeniai, užsiduodami savo tokius pačius klausimus, kokius mes užsiduodam, ką reiškia būti baptistais. Jie būtent rado įkvėpimą anabaptistų istorijoje. O anabaptistai anabaptistai ėjo tikrai anksčiau, jie buvo negu baptistai, persekiojami buvo kaip šunys. Liuteris Martinas, va taip sakė apie juos. Persekioti juos kaip šunis reikia visus. Nieko gero jis nenorėjo, nes vėlgi, jūs įsivaizduojat, jie valstybės pagrindus drebina. Atsisakydami, kaip čia, tiesiog paklusti tai struktūrai, ar ne? Bet jie nebuvo visi išžudyti, daugiausia tik tai buvo išskaidyti ir į naująjį pasaulį emigravo. Tai jų nemažai ir šiandien yra tiek Šiaurės Amerikoje, tiek pietų, bet ir kitur. Va, tai kai kurie baptistai būtent save sietų su būtent anabaptizmo tą kryptimi. Na ir galbūt dar paminėčiau vieną, tai liturginiai baptistai. Jau minėjau Tbilisį, sakiau, kad Gruzijoje yra tokia grupė, kuri savo liturgiją, baptistinę, bet liturgiją mėgina kurti. Galvoju, kiek čia daug ar mažai sakyti. Tai dažnai būna žmonės ar bendruomenės pavargę nuo to mūsų tokio, nuolatinio, žinot, priklausomai nuo to, kas priekyje, nuo to priklausys, kaip pamaldos eisis. O liturgija, ji suteikia tokį pagrindą ir mažiau tokių, galbūt, keistų, biški kartais nepramąstytų tokių dalykų. Va. Kaip sakei? Pastovumo tokio jo ir galbūt žmonės, tarp kito tikėjimui bręstant, aš galvoju, ar ne dėl to, kai kurie grįžta mūsų kontekste į katalikybę, pavyzdžiui, kai kurie galbūt į liuteronybę ir dar kažką, ieškodami to tokio būtent. Ir kadangi vėlgi ta liturgija, ji nėra iš niekur, ji yra iš amžių glūdumos ir tai, kad kažkaip mes
toje šventųjų bendrystėje dalyvaujam. Nu, kažkaip aš suprantu, kodėl žmonėms tai yra artima. Tai vėlgi tos baptistų liturgijos atrodo įvairiai. Kai kurie turi drabužius. Viską jo tvarkingai, jeigu priekyje Henrikas stovėtų ar kas, tai būtų su visais ten viską. Kai kurie paiso liturginių metų kalendoriaus spalvų. Va. Ir vėlgi, aš pažįstu žmonių, kuriems spalvos yra be galo svarbios. Tai jiems su mumis sunku. Nes mes apskritai kažkaip nekreipiam dėmesio į interjerą, pavyzdžiui. Bet interjeras visada kalba. Šita salė labai daug ką sako apie tai, ką mes galvojame apie Dievą, apie pasaulį, apie save, apie bendruomenę ir taip toliau. Gerai, čia kita tema. Va. Tai matot, baptistai vėlgi save įvairiai gali interpretuoti. Tame ir truputėlį galbūt taip gali mus tai erzinti, nes tikrai nėra tokio vieno atsakymo, nėra. Tai priklauso nuo konteksto, kada tie baptistai atsiradė, kaip jie vystėsi ir kaip jie šiandien save mato. Pas baptistus yra daug tos laisvės, iš tikrųjų, kaip save suprasti, kaip save išreikšti, tai gali keistis, keičiantis gyvenimui, keičiantis kontekstui. Bet ta įvairovė ir įkvepia kažkaip, nes man tai nuostabu, kad mes tokie skirtingi būdami labai dažnai sugebama kartu sugyventi. Net jeigu kartais ir skaldomės, tarp kitko nemažai yra istorijų, kad, sakykime, 2 baptistų bažnyčios suskilusios kažkada, paskui susivienyje. Kita karta ateina, gal ambicijos tam tikros nurimsta, randa naują kelią. Tai vėlgi, nėra taip jau beviltiški tie susiskaldimai. Irgi. Bet kas įdomu, ir galbūt čia mes jau negrįžtam, o einam į sekančią skaidrę, kad vėlgi visos tos įvairovės fone mūsų kaip baptistų bendruomenių, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, akivaizdu, kad tai, kaip mes save matome, tai yra mūsų ta tapatybė, kaip mes apibrėžime, ji atsispindės tame, kaip mes atliksim savo misiją, kokią mes įsivaizduosim turintys misiją kaip bendruomenė, kaip baptistų bendruomenė. Ir kaip jau sakiau, jeigu mes esame baptistai, kurie tvirtai tiki bažnyčios ir valstybės atskirimu ir kad tai yra Dievo duota, svarbu, tai yra viena iš mūsų žinių, kurią mes norim paskelbti pasauliui ir savo teisę norime tikėjimo laisvę išlaikyti ir ginti visų kitų tikėjimo ar netikėjimo teisės, tai dalis mūsų misijos bus. Joks karalius, kaip Tomas Helvisas sakė, negali nuspręsti už mus. Tėvai negali už mus nuspręsti. Ir didelė dalis mūsų baptistų būtent tikrai darbuojasi nemažai šioje srityje. Gina ir savo tikėjimo laisvę, ir kitų. Ne visada, bet mane įkvėpė visi tie atvejai. Ir Dana besidarbuodama irgi daugiau tokių pamatys ir sužinos, gal jau dabar žinai, tai galėsi pailiustruoti. Va. Tai tas identitetas yra svarbus, nes mūsų misija nuo to priklausys. Tai dabar kaip tą tapatybę savo, į tą klausimą, kaip jį atsakyti, kas mes esam kaip baptistai. Na, yra įvairių būdų tai padaryti. Saša, pamėgink sekančią skaidrę, pažiūrėsiu, ar bus ar ne. Ar aš jums čia pasakosiu. Jo. Kaip tą savo tapatybę suprasti, kaip ją išreikšti. Na, kai kurie baptistai sako, ir šiandien sako, ir Lietuvoje sako, reikalingas tikėjimo išpažinimas. Tada bus aišku, ką mes tikim ir kuo ne. Kaip mes teologiškai save apibrėžiame, kas mes esam per bendruomenę. Tai gali būti arba tai, ką vadiname tikėjimo išpažinimu, arba principų rinkinys. Britanijoje didžioje, sakykime, būtent principų rinkinys yra pagrindinis būdas. Jis daug trumpesnis, tuoj papasakosiu. Baptistai paprastai neturi savo katekizmų, ne taip kaip kitos denominacijos, bet įvairūs istoriniai tikėjimo išpažinimai tikrai yra. Jie, kas įdomu, dažniausiai buvo rašomi siekiant kitiems paaiškinti. Panašiai kaip aš tą klausimą uždaviau. Kitiems norint parodyti, kad mes nesame sekta, nes ne vieną šimtmetį jau esame taip vadinami.
Tai vat, būtent tai buvo rašoma kaip ir oponentams ir skeptiškai nusiteikusiems stebėtojams. Tokie du ankstyviausi ir galbūt reikšmingiausi yra tikėjimo išpažinimai, kuriuos Londono baptistai parašė 17 amžiuje. Va, jei kas norit, internete gali gauti, pasiskaityti. Aš dabar tokį kaip ir komentarą šitam. Viskas labai gerai su tais tikėjimo išpažinimais. Galim ten bandyti apibrėžti, kaip mes čia tą tikim, o čia taip ne taip tikim, o čia va taip tikim. Bet vėlgi, kaip aš jau sakiau, jeigu mes galvojam, kad mūsų tikėjimas sutelpa va čia, žodžiuose, teiginiuose, gyvenimas netelpa jos. Ir keičiasi kontekstą, tai ką dar pridėsim ir šitą, ar kaip? Sudėtinga. Tos doktrinos vėlgi mūsų išpažįstamos, jos turi būti kažkaip įgyvendintos. Jos turi tapti kūnu, žodis visuomet kūnu turi tapti. Ir čia toks galbūt silpnumas kartais. Ir žmonės kartais pasidarė tos savo labai tvirtus tikėjimo išpažinimus, mano, kad jie išsprendė visas savo problemas doktrininės ir kitokias. Ir labai akivaizdu, kad ne. Kaip jau sakiau, Britanijos baptistai kitokį principą paėmė ir žinot kodėl? Todėl, kad jie buvo suskilę. Pamenat, Smito grupė ir Helviso grupė 19 amžiui jie suartėjo ir susijungė, bet jie labai skirtingi. Vieni buvo kalvinistai, tai yra tikėjo, kad Dievas kai kurios yra pasmerkęs amžinai pradžiučiai, kai kurios amžinam gyvenimui. O kiti buvo arminijonai, kurie tikėjo laisvą žmogaus valia, kiekvienas gali priimti Dievą arba atmesti Dievo žinią. Kaip jiems susijungti? Niekaip to tikėjimo išpažinimo nepadarysi. Tai jie padarė vietoj to principų deklaraciją. Keistai skamba, Declaration of Principle. Bet taip jau yra. Tiek škotų baptistai, tiek Anglijos baptistai turi tą. Ir principai yra 3 ir labai paprasti. Jėzus Kristus yra vienintelis ir absoliutus autoritetas visais tikėjimo ir praktikos klausimais. Atkreipkite dėmesį, Jėzus Kristus, kurį Biblijoje atpažįstam, bet ne Biblija. Jėzus Kristus, nes jis yra taip pat gyvas ir šiandien mūsų tarpe. Vienas principas, bet aišku, mes jį per šventąjį raštą pažįstam. Antras principas, kad žmonės, kurie atgailauja ir tiki, yra krikštijami, tai yra nardinami. Vėlgi, baptistai raidiškai reiškia krikštytojai. Ir trečias principas, pareiga skelbti gerąją naujieną visam pasauliui. Va. Tokia principų deklaracija. Tai yra Britų baptistų modelis. Kitiems, sakė, geriau ne tiek kalbėti apie tai, kuo mes tikime, bet kaip mes gyvename, kaip mes darome, ką mes darome ir kodėl. Tai labai įdomu šiaip žiūrėti į pasaulinio baptistų alijanso tokias deklaracijas ir įvairius aprašymus, ką mes darome. Tai kas dažniausiai pasimato iš mūsų realios kaip baptistų veiklos, tai yra evangelizacija. Ne tik siaurąjų prasme, kad maždaug, nežinau, kas ten būtų 4 dvasiniai dėsniai ir šiaip atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, bet ir socialinė veikla, ta prasme, Dievo meilę skelbti per žmonių maitinimą ir gydymą ir taip toliau. Tai gali būti politinė, kažkoks politinis įsitraukimas ir taip toliau. Maldos gyvenimas, kad malda yra svarbi. Tiek asmeniška praktika, tiek bendruomeninė. Trečias, vaikų auklėjimas ir mokymas tikėjime. Mes nekrikštėjam vaikų, mes tik juos laiminam, bet mes norime juos išauginti tikėjime. Ir tada jau palikti Dievo valiai. Vėlgi čia priklausys nuo to, ar mes kalvinistai ar arminijonai, kaip čia bus, bet, kad tikimės, aišku, ir meldžiamės visuomet, jeigu esame tėvai, kad mūsų vaikai rastų tą kelią pas Dievą. Jis kitoks galbūt negu mūsų, bet kad jie atsilieptų į tą Dievo kvietimą taip, kaip jis jiems ateis. Va, kaip jau sakiau, religijos ir tikėjimo laisvė. Ir krikštas, kaip galbūt tokia labiausiai išskirtinė praktika baptistams. Tikinčiųjų krikštas panardinant. Kodėl panardinant? Kad pats žodis iš tikrųjų tai reiškia. Krikštai tai reiškia panardinti. Raidiškai, Biblijoje. Čia taip jau susiklostė tokia tradicija, kad dėl vertimo ir viso kito dauguma kitų denominacijų, pradedant
tai, kas tapo katalikų bažnyčia, jie tą žodį netaip išsivertė ir tai liko tokių pakrapėjimų. Bet pats žodis, sakykime, Jonas Krikštytojas, tai yra Jonas Nardintojas. Tai baptistai yra tie, kurie panardina. Ir aišku, mums tai yra be galo brangus, matot, kaip įdomu, kalbant apie kūną, ar ne, visą kūną. Atrodo, tai koks skirtumas, bet kaip tai kalba, ar ne, kai žmogus miršta senajam gyvenimui, yra prikeliamas naujam gyvenimui viešpatie. Nardinama paprastai taip, nors aišku, galim ir taip. Tikėkime, ne per ilgai, ar ne? Bet tai toks, žinau, mano tėtis kartais krikšto pamaldų metus labai prašydavo žmonių neiti prie pat, žodžiu, likime sėdėti, kur esame. Žmonės neklauso. Jiems svarbu pamatyti tai, nes tai yra, tai yra žinia, ar ne? Jinai be žodžių, beveik be žodžių. Bet tai yra žinia ir tai yra be galo toks šiurpa kelia, gerąja prasme, ar ne, tas aktas krikšto. Va. Tai taip, tai yra vienas iš būdų save, prezentuoti savo tapatybę, suprasti ir kitiem mėginti pateikti yra per tai, ką mes darome. Tai va. Baptistai, kurie yra aktyvūs, evangelizuoja, kitaip dalinasi gerąją naujieną, meldžiasi, aišku, aplink kraštą renkasi ir nori kovoti už sąžinės laisvę, sau ir kitiems. Ar ne? Ir krikštija tikinčiuosius. Kaip jau matėme, istoriškai irgi save galim mėginti rasti. Tai vėlgi, grįžtant į tavo klausimą, Dana, tikrai, kai kurie sako, dvasiniai mūsų protėviai yra anabaptistų bendruomenėse. Tarp kitko, anabaptistai irgi atsirado vienu metu keliose vietose. Panašiai kaip ir daugelis baptistų. Tiesiog buvo matyti toks laikotarpis, žmonės ieškojo kažkokio kito būdo, kitos išraiškos būti bažnyčiai. Ir pradėjo kurtis tos bendruomenės, tikrai be jokio vieno žmogaus įsikišimo. Tai buvo su anabaptistais, bet jie, kadangi praktiškai pirmieji, tai jie labiausiai nukentėjo, tikrai žiauriai. Gal ir dėl to, kad dar nebuvo šito spausdinimo preso, kaip lietuviškai. Dar nebuvo dar knygas buvo labai brangu, kai anabaptistai prasidėjo, sakykime, ar ne. Kaip jau sakiau, yra nemaža dalis baptistų, kurie šiandien tame randa, tokį be galo patrauklų būdą suvokti save kaip baptistus, būtent per tą anabaptistų prizmę. Kita dalis mūsų teigia, kad istoriškai, ir tikrai mūsų šaktis kaip ir yra Anglijos separatistų tradicijoje, kaip jau minėjau jums, pamenat. Toks kaip ir mišinys, Cvinglio, Liuterio, Kalvino mokymo ir mes biški toliau tada nuėjom, nes, principingai iki galo reiškia, taip kaip skaitom, ar ne. Tai todėl galbūt čia ir tas evangelikališkumas čia taip pat būtų toje tradicijoje. Atsivertimas, aktyvizmas, biblicizmas, kryžiaus centriškumas mums svarbus dalykas. O dar kita grupė, kuri pastaraisiais metais gana aktyvi ir daugiausiai kilusi iš JAV, tai būtų tokia kalvinizmo tradicija. Labiausiai save siejanti su Jono Kalvino raštais. Jo tarnystė Ženevoje, aišku, toliau jinai išplito. Ir teigia, kad tai yra mūsų tikrai autentiški teologiniai namai. Aš sakyčiau, kad jų, sakykime, Naujojo testamento šaknys, jeigu taip jau kalbant apie pirmosius tos misionierius, kad tai būtent iš to. Iš kalvinizmo sparno. Ir vėlgi, teisingai, Amerikoje, Šiaurės Amerikoje didžioji dalis ankstyvųjų baptistų buvo kalvinistai. Ne arminijonai. Tas kalvinizmas tokį kaip ir naują kvėpavimą įgyjo 20 amžiaus antroje pusėje, ypač kai pietiniai baptistai tokį padarė, nemažą tokį posūkį į kalvinizmą ir konservatyvizmą. Visą pusę.
tvirtieji, aš jau minėjau Johną Piperį, Marką Driscolį, galbūt kai kurie prisimena, tai čia vis tas toks. Vėlgi, istoriškai galima apie visus tris galima argumentus sakyti. Galima sakyti, kad baptistai iš anabaptistų kyla, galima sakyti, kad iš Anglijos separatistų, galima sakyti, kad iš kalvinistų, kurie Amerikoje toliau vystėsi. Visi trys turi tiesos. Bet galbūt vėlgi tai gerai, kad mes galime matyti, kad mumise yra visokiausių dalykų. Tai taip pat mus primena, kad istorija yra visuomet subjektyvus dalykas. Mano Džordžas yra istorikas, tai jums tą papasakotų. Tikrai irgi nėra tokio dalyko kaip istorijos faktai. Todėl, kad mes pasirenkam tam tikrus faktus, ar ne? Kitaip negalim. Mes žmonės galime būti tik subjektyvus. Tai iš dalies dėl to mums reikalingi kiti žmonės, mums reikalinga mūsų bendruomenė ir mums reikalingos bendruomenės, kurios yra netokios kaip mes. Jeigu prisimenat tuos tris tikėjimo, buvimo bažnyčia tipus, mums reikalingos tos sakramentinės bažnyčios, mums reikalingos bažnyčios, kurios deda didžiulį akcentą ant teisingo mokymo ir žodžio skelbimo. Ir aš drįsčiau teigti, kad toms kitoms bažnyčios išraiškoms reikalingi tokie kaip mes, kurie sako, kad reikia, tai turi tapti realybę, tai turi būti įkūnyta kažkokiam konkrečiam kontekste, sakykime Lietuvoje, sakykime Vilniui, 21 amžiuje. Ir tai turės tam tikrą unikalią išraišką. Bet viso, net ir su tom skirtingom išraiškom, yra galimybė bendradarbiauti. Visų pirma, su kitais baptistais, kurie galbūt kitokie. Ir aišku, su kitom bendruomenėm. Galim kalbėti apie ekumenizmą ir kada jis yra naudingas ir reikalingas. Tai va, gal dar pasakyčiau, jeigu sekančią skaidrę, kad nors ir yra tokie tikrai tos įvairios ypatybės, bet yra tam tikri dalykai, kurie pripažįstami kaip ir tipiški daugumai baptistų. Tai vat aš čia jums tokius 5 duosiu, galima būtų įvairiai juos grupuoti, bet sakykim tokį paimsim. Biblijos autoritetas. Ne tik taip, kaip doktrina apie šventraščio įkvėpimą, kai kuriems iš jūsų galbūt yra tekę laviruoti tokiuose pokalbiuose, kartais debatuose, bet toks nuolankus priėmimas šventojo rašto autoriteto, tiek tikėjimui, tiek praktikai. Taip, kaip mes suprantame, kartais nesuprantame ir todėl viešpačiui meldžiamės ir sakom, nežinom, kaip šitą daryti, nežinom, kaip šitą interpretuoti. Bet Biblija yra centrinis dalykas, bet Biblijos neįmanoma įsivaizduoti baptistų, ar ne? Bet tai nėra popierinis popiežius. Vėlgi, Britanijos baptistai mums primintų, kad Jėzus Kristus yra tas, kuris mums gyvas atsiveria šventojo rašto puslapiuose. Jisai yra tas raktas, per kurį mes interpretuojame šventąjį raštą. Kitaip mes būtume gal kaip žydų bendruomenės Senajame testamente, ar ne? Bet ne. Mes per Jėzų, per jo prizmę interpretuojame visą Bibliją. Bet biblicizmas arba Biblijos autoritetas yra tikrai be galo svarbus baptistams būdingas bruožas. Tikėjimo laisvė, kaip jau minėjom, ir tai nereiškia anarchiją, ar ne? Tai nereiškia bet kokios valdžios atmetimą. Nes vėlgi, nėra tokio dalyko kaip absoliuti laisvė, ar ne? Bet tai yra Dievo duota laisvė atsakyti į Dievo kvietimą be valstybės ar kitų jėgų įsikišimo. Ir tai mes norėtume taikyti savo ir kitiems. Kai kuriem baptistam nelabai pavyksta tai taikyti kitiems, bet jie visuomet paprastai prisimena kovoti už savo tikėjimo laisvę. Nu ir teisingai, tik kaip visada noriu priminti, kad turėtų kovoti ir už kitų. Ir tada jau melstis, kad Dievas jiems apreikštų kelią į išganimą. Mokinystė, Kristaus sekimas kitaip tariant. Vėlgi, kai geroji naujiena, kai Evangelija tai yra tik tai dalykas, kuris yra skelbiamas, kuris yra gyvas
1 valandą per savaitę. Nežinau, ar tai galima būtų pavadinti tikrą bažnyčią, bet jeigu tai yra kasdieninis siekimas, kasdieninė tarnystė, kaip kalbėjom pamaldų metu, kiekvieno iš mūsų, kur mes bebūtume. Ne vien pastorių, kiekvieno žmogaus. Bendruomenės svarba. Vėlgi, baptistams šiaip jau istoriškai ir visaip kitaip visuomet buvo labai svarbi bendruomenė. Ir nežinau, koks jūsų kelias, mėlėjai. Man ne vieną kartą gyvenime norėjosi Dievui užduoti klausimą, kodėl aš turiu priklausyti bažnyčiai, nes tai kartais taip sunku, kartais tokios sudėtingos tos mūsų bendruomenės situacijos, kartais tiek daug, visokiausių politinių ir kitokių, ir asmeninių ambicijų, ir ko tik nori, atrodo, viešpatie, kodėl. Bet akivaizdu, kad kaip čia, tokiais vienišais vilkais krikščionėmis, nors yra tarp kitko nemažai benamių krikščionių, pastebėt, kurie negali rasti bendruomenės. Tikėjimas yra ir gyvas dar, ir jie trokšta, bet nebegali rasti. Tarp kitko, iš kai kurių denominacijų daugiau yra išėjusių tokių ir neranda naujos bendruomenės, kurie galėtų priklausyti. Įdomu. Irgi kažkaip reikėtų galvoti, kaip atliepti, ir galbūt viešpats ir jūs gali pašaukti tapti namais naujais kai kuriems iš jų. Bet bendruomenė, Dievas savo išmintimi taip jau nusprendė, kad bažnyčia ir bažnyčia ne kaip abstraktus dalykas, o konkreti bendruomenė yra vienas iš būdų, kaip toji Dievo karalystė vystysis. Ir kad ir kokia netobula ir kartais sudėtinga toji bendruomenė, ji yra būtina mūsų tikėjimui, tai mūsų tikėjimo kelionė ir mūsų tarnystėj. Vėlgi, tai, ką mes galime padaryti susijungę, yra daug daugiau negu tai, ką mes galime daryti pavieniui, ar ne? Visai kita realybė tokia, bendruomeniška. Ir paskutinis - misijos svarba. Vėlgi, baptistams ji buvo svarbi nuo pat pradžios. Taip, tai evangelizacija, dalinimasis gera žinia, jos skelbimas, kartais su didžiulė kaina. Didžiulė kaina mokant už tai. Bet kaip ir atsakomybė liudyti Kristų įvairiais būdais. Tuo, kaip mes, kokį santykį mes sudarome su pasauliu, ką mes norime parodyti kaip Dievo malonę, Dievo meilę, Dievo kvietimą. Jokių būdų ne manipulacijų, jokių būdų ne pirkimą. Kaip čia pasakyti? Lankytojų, ar ne? Bet kaip laisvą dovaną. Dovanai gavom, dovanai duodam, ar ne? Tai va galbūt tokie, nežinau kaip jums atrodo, tokie geri, ar ne, akcentai būtų mūsų kaip baptistų vertybių. Vėlgi, galim sakyti, bet ir kitos bendruomenės panašiai tik ir tikrai. Kai kurie baptistų teologai sako, kad galbūt kas baptistus daro baptistais, tai yra tai, kaip šitos vertybės, kaip jos susigrupuoja, reiškia, ne tai, kad jos yra unikalios, bet kaip jos kartu atrodo. Na vėlgi, kaip sakiau, labai priklauso nuo kontekstų. Įvairių mūsų yra. Kartais man galva tenka kasytis ir galvoti, kaip dabar ir aš baptistė, ir jie baptistai, nežinau, kas mūsų iš vis sieja. Bet dažniausiai sieja kas nors. Taip kad aš tikiuosi, kad buvo naudinga pažvelgti tai, kaip mūsų tapatybė, kaip baptistų, gali būti nagrinėjama tiek per mūsų doktrininius pareiškimus, tokius kaip tikėjimo išpažinimas ar kažkokius kitokius principus, per praktikas, ką baptistai daro, per istorinius įvykius, truputį pažiūrėjom, ir per vertybės, sakykime, tokias, kurias mes norime tikrai pateikti, kuriomis norime gyventi, kuriomis norime dalinti su kitais, galbūt įkvėpti ir kitas bendruomenės, kitų denominacijų. Bet visą tai mes darome būtent ne nuleidžiant kažkokius nurodymus iš viršaus, bet kaip kiekviena konkreti vietinė bendruomenė, kuri yra
susijusi su kitomis. Ir va čia vėl įdomus toks, man tai labai gražus tas baptistų bruožas. Kai kurie baptistai labai nori pabrėžti savo nepriklausomumą. Ir tame yra tiesos. Kiekviena bendruomenė yra savarankiška. Pavyzdžiui, sąjunga kaip tokia neturėtų diktuoti. Tai niekada to nebuvo pas baptistus. Tai ateina iš apačio, iš kiekvienos bendruomenės kartu sutarė tam tikrais klausimais. Jeigu nesutarė, tai galbūt atskyla, kaip jau minėjau. Bet jos yra tarpusavėje susijusios. Tai vėlgi, jeigu mes sakome vien tik tai, kad mes esame nepriklausomi, tai vėlgi ne visa tiesa. Mes priklausome vieni nuo kitų. Žinoma, kad priklausome. Tai yra tiesa ir mūsų pasaulyje. Nėra valstybės, nėra nieko, kas yra visiškai nepriklausomas. Mes visi esame susiję visokiausiais ryšiais. Ir galbūt galime tos ryšius panaudoti tam, kas geriausia. Kartu daryti tą misiją, rinktis kartu. Bet vėlgi, kadangi baptistai neturi to centro ir tos galvos, tuomet visą tai, ką mes norime kartu daryti, kaip misija, visa tai priklauso nuo noro tų vietinių bendruomenių, tada tų sąjungų, tada, sakykime, vietinių žemyninių federacijų, noro surinkti tam pinigus, pajėgas, visą kitą. Ir tame yra ir grožis, ir aš dažnai pastebiu toks, kaip, nežinau, ar minusas, gal tai atspindi realybę. Man teko dalyvauti keletą metų oficialiame dialoge tarp baptistų pasaulinio alijanso ir Romos katalikų bažnyčios. Ir Pranciškų teko matyti, nors jis, aišku, posėdžiuose mūsų nebuvo ir visa kita. Ir žinokit, kaip buvo akivaizdu, kad mes kaip baptistai tam tikrų resursų tiesiog neturime. Katalikams buvo labai lengva. Vyskupas pasakys, bus. Pas mus vyskupų nėra. Kai kurie baptistai turi vyskupus, bet jie neturi tos pačios valdžios. Ir popiežiaus neturim, ar ne? Ir jeigu vietinės bažnyčios neremia, sakykime, tam pinigų neskiria, vėlgi nepamirškim, kad pinigai yra vienas iš geriausių būdų pamatyti mūsų teologiją. Kas iš tikrųjų mums rūpi. Tiek asmeniškai, tiek bendruomenės, ką mes aukojam pinigus. Ir buvo labai akivaizdu, kad, pavyzdžiui, ekumeniniam dialogui didelės dalys baptistų visiškai neturi jokio apetito. Gal aš ir galiu suprasti, kodėl ne. Tai va, tai reikalauja tokia įvairovė ir laisvė, reikalauja daug tokio įsipareigojimo iš manęs, iš tavęs, iš mūsų visų, jeigu mes kažką norim kartu daryti. Įdomu tai, kai kurios nemaža dalis, tarp kitko, baptistų bendruomenių turi tokią įdomią tradiciją, gal nežinau, ar pas jūs yra, atnaujinti sandorą vieną kartą metuose narių. Nedarot, ne? Čia. Šiaip faina tokia tradicija. Kodėlgi nepamastyti kiekvienais metais, dažniausiai pirmąjį naujų metų sekmadienį. Galbūt kartu perskaityti kažkokią vietą, galbūt negi vienu balsu visiems, bet nebūtinai čia įvairiai kaip, ar ne, kad mes taip krikštų pasižadėjom, paskui prisijungiam nariais, sakykime, šitoj bažnyčiai, jeigu esam nariai, bet galbūt atnaujinti tą sandorą, kurią esame sudarę vieni su kitais, nėra blogas dalykas, ar ne? Nes būti baptistų bažnyčios dalimi yra daug daugiau negu priklausyti vietiniam klubui. Ar ne? Panašiai kaip, gal va to ir pabaigsim, jeigu pamenat, sekanti tikriausiai bus skaidrė, paskutinis laiško romiečiams skyrius, 13, ar ne? Daug vardų ten Paulius mini. Man labai gražus tas jo skyrius. Jisai prašo Romos tikinčiuosius pasirūpinti Febe, Kenkrėjos miesto bažnyčios diakonė, nes jinai buvo ta, kuri perdavė laišką, o perduoti laišką, vėlgi tame kultūrinėme kontekste, dažniausiai reiškia ir perskaityti, ir paaiškinti. Jis taip pat prašo perduoti linkėjimus Priskai ir Akvilui, ar ne, vyrui ir žmonai, kurie kartu dirbo su Pauliumi, kaip jisai sako, kurie guldė galvas gelbėdami mano gyvybę.
Ir taip pat siunčia linkėjimus į visai Romos bažnyčiai, kuri susirenka jų namuose. Ir toliau jisai tęsia. Ir čia aš jau tiesiai cituoju. Sveikinkite išrinktąjį viešpatyje Rufą. Taip pat jo bei mano motina. Kiek daug įdėta, ar ne? Jo bei mano motina. Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius ir seseris. Graikiškai, čia panašiai kaip žmonės. Tai eina ir vyrai ir moteris. Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, ir Olimpą, ir visus jų draugus šventuosius. Sveikinkite vieni kitus šventų pabučiavimu. Tarp kitko, kai kurie baptistai iki šiol laikosi šventojo pabučiavimu. Mūsuose jis išnyko. Jūs sveikina visos Kristaus bažnyčios. Matot tą to savitar, to ryšio, toks gražus pavyzdys, ar ne? Žmonės, kurie susitinka skirtingose namuose, tai buvo namai, tuomet nebuvo viešų pastatų, kuriuose tikintieji galėtų rinktis. Ir jie dalinasi to gyvų meilės ryšių su tikinčiaisiais kitose vietose. Ir tas meilės ryšys jiems tapo svarbiausių ryšių gyvenime. Ir vėlgi mes pamirštam, kaip radikaliai tai skambėjo Romos imperijoje. Nes jie sakė, kad tas naujasis ryšys, toji naujoji šeima, kurią Dievas kūrė, yra svarbiau negu kraujo ryšiai. Kaip taip galima sakyti? Kraujo ryšiai buvo viskas. Šeimos ryšiai buvo viskas. Nuo to priklausė tavo pensija, nes nebuvo pensijos. Ta prasme, tavo galimybė išgyventi visiškai priklausė nuo to, nuo tavo pozicijos šeimoje, ar ne? Tai buvo šokiruojantis būdas paskelbti savo ištikimybę naujai šeimai, kurią Dievas kūrė. Ir toje naujoje šeimoje yra ir žydai, ir pagonys vėlgi. Tiek vieniem, tiek kitiem tai buvo skandalingas dalykas. Laisvai ir vergai ir laisvieji. Vėlgi, nesimaišo šitie Romos imperijos visuomenėje. Staiga Kristaus bendruomenėje jie yra kartu, jie yra lygus, vyrai ir moteris. Ir taip toliau. Visi jie kviečiami dalintis gyvenimu, laužti duoną kartu ir tapti kentėjimu dėl Kristaus vardo dalininkais, kas jiems ir tapo, nes jie buvo be galo nekenčiami. Būtent dėl šitų priežasčių, būtent dėl to, kad jie ardė visuomenės struktūrą Romos imperijos požiūriu. Tai va toks iššūkis mums, ar ne? Ir dabar mes, aišku, jau tai interpretuojame, mes negalime grįžti į pirmąjį amžių, bet mes galime būti jo vėl ir vėl iš naujo įkvėpti. Tų iššūkių, kuriuos tais ankstyvaisiais laikais po Kristaus tie tikintieji turėjo pernešti ir išmokti laviruoti ir rasti būdus gyventi ir dalintis tą gerąją naujieną, netgi priespaudos metu. Ir bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis, kurios, tarp kitko, buvo be galo skirtingos taip pat. Mes matome tai ir apaštalų darbuose, ir laiškuose atsispindi taip pat to įvairovė. Ko gero, vienas iš tokių geriausių būdų užbaigti šitą seminarą, galbūt turėsit klausimų, būtų priminti vieną iš tokių giesmių, nežinau, ar galėsim pagiedoti, gal neturėsim, aš neturėjau giesmyno ant ekrano, šiaip jau iš giesmių vainiko yra. Jeigu yra toks dalykas kaip baptistų himnas, tai ta giesmė. Dabar beveik išnyko, net nežinau, ar jūs gėdat, kad nors jie. Palaimintas ryšys. Gėdat? O giesmynus turim? Galėsim pagiedoti? Galėsim pagiedoti baigiant. Kai jau pabaigsim su klausimais, geras būdas bus toks pasimelsti ir kartu. Kodėl baptistų himnas? Todėl, kad parašytas baptistų pastoriaus Yorkshire, Anglijoje. Ir jis jį parašė tuomet, kuomet buvo pakviestas tapti didelės baptistų bendruomenės Londone pastoriumi. Va, ir, greičiausiai tiesa. Vėlgi, kiek galima taip istoriškai žiūrėti. Atrodo, kad taip atsitiko, kad jau daiktai buvo sukrauti, visa bendruomenė to jau vietinė, kuris ją jau paliko, turėjo palikti, susirinkusi kartu verkė, nes labai vertino ir visą kitą, bet suprato, kad jam
platesnės, kaip čia pasakyti, tarnystės, nežinau kas, platesnė tarnystė laukia. Va, ir neištvėrė jo širdis, išlipo iš to savo vežimo, išsikrovė daiktus ir liko ir parašė giesmę, palaimintas ryšys, sujungiantis tvirtai. Va. Bet apie tą ryšį aš mėginau jums kažkiek jį perteikti. Ir galbūt po klausimų galėsim pagėdoti tą giesmę kaip maldą mūsų, prašydami palaiminimo tam ryšiui, kuris mūsų visus sujungia krikščioniškoje meilėje. Ne vien baptistus, ne, bet tai yra labai didelė dalis mūsų DNR. Tai va. Klausimai. Gilė. Grįžtant prie... Jeigu grįžtume prie tų akcentų, sakramentinio žodžių pamokslavimo ir to sekimo ir mokinystės, ir kažkaip bandytume susijęti su bažnyčios valdymu, su ta vidinė struktūra. Galvoju, sakramentinė bažnyčia turbūt aplink tą kunigą arba tą, kuris dalina sakramentus. Paskui svarba pamokslininko, o kokia būtų ta vidinė struktūra, valdymo struktūra bažnyčios, kurie akcentuoja mokinystę. Taip, labai įdomu. Aš sakyčiau, kad sakramentinėse bažnyčiose net ne kunigo vietinio, net prisiminkit, ten bažnyčia yra tik tai kaip visuotinė struktūra. Tarp kitko įdomu, mano dvasinė palydėtoja yra katalikė vienuolė. Ir kartais manęs klausdavo, kaip bažnyčia Lietuvoje. Aš ir pasakoju apie Klaipėdos bažnyčią, savo vietinę bendruomenę. Taip, maždaug. Bet aš suprantu, ką klausia, apie sąjungą klausia, prieš keletą metų. Nes jiems bažnyčia yra visuotinė. Ta prasme apie visą. Tai iš esmės valdymas eina iš ko? Iš popiežiaus, iš patriarchų, iš Kenterberio vyskupo, iš va tokios, net ne vietinėje bažnyčioje glūdi valdžia, o kažkas, kas yra virš vietinės bažnyčios. Ir tada jau nuleidžiama. Aišku, yra kažkiek ten konsultacijų ir viso kita, bet labai viršų yra kažkas. Ar ne? Protestantiškose žodį akcentuojant, mokymą žodžių ir skelbimą akcentuojančiose bažnyčių tipuose, tai dažniausiai yra kažkas kaip konsistorija. Tai yra tie, kurie yra pripažinti kaip vyresnieji, galbūt išsilavinimą tinkamą turintis, nusipelnę su patirtim ir taip toliau. Tai yra grupė dažniausiai žmonių, kurie tada jau, reiškia, nuleidžia direktyvas. Aš irgi taip, šiek tiek negrabiai, bet iš esmės taip yra. Taip galima apibūdinti. Tas mokinystė parimtas modelis bažnyčios yra toks kaip apverstas trikampis. Tai yra, kad valdymas yra iš tikrųjų visuotinio narių susirinkimo. O tada jau ten eina, aišku, pastorius, pastorė, vyresniųjų valdymas, vėlgi, kai kuriuose baptistų bendruomenėse yra skirtingi tie modeliai, bet tai yra daugiau jau kaip mes tai gyvendiname, bet sprendimai visuomet vykdomi visos bendruomenės mastu. Bendruomenė pati nusprendžia kartu. Taip jau yra, kad šiuo metu praktiškai visos bendruomenės tokio tipo tai daro, tos sprendimus atlieka balsuojant. Nors tai nėra vienintelis būdas. Šiaip balsavimas vėlgi galima būtų sakyti biblinė prasme toks truputėlį nevienareikšmiškas dalykas, nes daugumos nuomonė ne visuomet yra Dievo nuomonė. Ta mes labai aiškiai matome ir Senajame testamente, ir Naujajame taip pat. Tai aš manau, su balsavimu reikia labai atsargiai, ypač jeigu 40 balsavo prieš, tai aš nepasakyčiau, kad nubalsuota 60% daugumos yra jau viso bendruomenės priimtas sprendimas. Ar ne? Tai yra ženklas, kad mums dar reikia toliau kalbėtis, reikia melstis kartu, reikia išgirsti vienas kitą. Daugiau galbūt tai turėtų būti toks kaip
lakmuso lapelis, ar ne, kur mes esam, ar mes jau sutinkam. Pirmieji baptistai dažniausiai tai darydavo tokiu bendru sutarimu. Kaip čia pasakyti, kalbėdavo, nu, ar visi, ar sutarėm ir užrašydavo. Ne kad balsavo tiek, ar kaip, bet kad mes visi kartu. Sesuo, žodžiu, ten Stefanija paklausė taip, ten tada brolis Jonas ten tą ir taip toliau, toks naratyvas būdavo rašomas. Va. Tai balsavimas nėra irgi iš velnio, bet jis nėra, aš manau, su juo reikia atsargiai. Gali būti toks per netikras, gali būti kartais, netikra išraiška, ar ne, sprendimo. Bet tai, kad mokinystė pabrėžiančiose bendruomenėse tas valdymas yra būtent visos narių grupės lygmenyje, tai yra ganėtinai toks akivaizdus, ganėtinai visuotinas faktas. Tai ar atsakiau? Dar turim truputį. Ai. Apie tą paskutinį. Nu, įvairiai atrodo, kaip kai kurie, sakykime, aišku, dauguma baptistų bendruomenių turi pastorius, bet vėlgi skiriasi, kai kurie turi daugybę pastorių. 5, 10, vėlgi priklauso. Tai vėl, kas tie pastoriai, tad, nu, iš esmės, tai kaip ir vyresniųjų taryba išeina. Nors kai kurie turi ir pastorius, ir dar vyresniųjų tarybą, ar ne? Kai kurie atskiria diakonatą, tai yra diakonus ir tarybą. Sakykime, taryba užsiema visais ten teisės klausimais, ten dar ką, diakonai tarnystė užsiminėja, ar ne. Labai dažnai diakonai ir taryba yra vienas ir tas pats, bet tai vėl priklauso nuo konteksto. Kai kurios baptistų bendruomenės nusprendė galbūt nudegusios po poros sunkių pastorių, tokių kaip čia epizodų, kurie gerai nesibaigė, nebeturėti pastorius, o mėginti kažkaip bendruomeniškai kartu, ten vėlgi galbūt vyresniųjų tarybos pagrindų kažkaip. Va. Kai kur yra labai stiprus vienas vadovas vėlgi. Ir vėlgi galima pastebėti visada, aš manau, reikėtų pasižiūrėti platesnį kontekstą, iš kur jie yra kilę, nes labai dažnai atspindės. Arba atspindės, arba bus visiška priešingybė to, kas yra jų kultūroje. Va. Tai tikrai, tų pavyzdžių įvairių. Aš manau, vėlgi priklauso nuo to, kas mes esame, ar jeigu mūsų labai daug, vėlgi netgi tas bendruomeninis valdymas, jis toks tampa truputėlį dirbtinis, nes 300-500 tūkstančių narių, negali turėti realios tokios diskusijos, ar ne, kažkaip gali mėginti ant mažose grupelėse ir ten paskui sujungti, bet jau taip jau. Vėlgi galim būti sakyti, ar nereikėtų mums pasidalinti, neskilti, bet tikrai pasidalinti, kad galėtume visi įsitraukti, bet čia jau kitas klausimas, ar ne? Va, kur yra mūsų labai mažai, aš manau, maža bendruomenė, reikėtų žiūrėti, kas realiai labiausiai tinka, kas padės mažiau laiko gaišti tam, kas nelabai svarbu ir suteikti maksimumą galimybės tarnystėj, kurią mes manome yra pati svarbiausia mums toje vietoje. Tai va. O mes negirdėjome. Aha. Aha. Dėl kryžiaus. Taip. Taip. Dėl, kad yra kalvinistinė kryptis, kurie labai tą kryžiaus svarbą pabrėžė. Bet bendrai kaip simbolio, nes mes esam katalikiškam pasaulyje, Lietuvos kontekste. Ir, pavyzdžiui, mes neturim išreikšto kryžiaus ir aš manau, kad ateis laikas, kad mes tikrai diskutuosime, kokia yra praktika. Aha. Čia gal ir du tokie klausimai, ar ne? Vienas dalykas tai yra teologinis, ką reiškia Kristaus kryžius, tai yra jo mirtis, atpirkimas, kaip jis įvyksta, tai čia labai plati diskusija. Ir ko gero reikėtų atskiro seminaro, galite pakviesti, pasidarysim,
Nors galbūt kas nors kitas geriau galės padėti tuo klausimu padiskutuoti. Bet šiaip baptistams jie dažnai, jūs galbūt esate truputėlį neįprasti. Ta prasme, kad nematau kryžiaus aš čia. Tai yra ne... Tai yra... Aha. Tai neįprasta. Dažniausiai stengiasi baptistai tą kryžių turėti, kad visų pirma, kad priminti, kad baptistai irgi krikščionis. Nes dažnai būdavo iš to nesupratimo, ypač mūsų kontekste, kad, yra tai mes krikščionys, o jūs baptistai. Ta prasme, ne? Tai va. Tai aš manyčiau, vėlgi, matot, bet įdomu, ar ne, kur eina mūsų kultūra, aš nežinau, ką jūs matote. Aš matau, kad vakarų pasaulyje jis tampa vis daugiau pokrikščioniškas. Kai kurie dėl to labai virkauja, aš vis galvoju savo, bet niekada jis nebuvo iš tikrųjų krikščioniškas. Bet tai čia mano baptistės nuomonė tokia jo. Bet dabar jau esam tokioje situacijoje, kai vienas juvelyras yra pasakojęs. Atėjo mergina, reiškia, norėjo grandinėlės su kryžiumi ir... Ai ne, mergina pasakojo. O reiškia, pardavėja, juvelyrikos, sako, tai kurio jūs kryžiaus norit? Ar tokio, kuris tuščias, ar ten su tokiu žmogeliuku? Tai įsivaizduok, ta prasme, jeigu žmonės nebeturi jokio supratimo, tai tas ženklas vėlgi savaime jisai nieko nereikš, ar ne? Už to turi slypėti istorija, ką mes norime, ką reikia papasakoti. Mes įsivaizduojam, kad vien tik tai, sakykime, Jėzaus vardas, ar ne, arba kažkoks pareiškimas, arba Jėzus už tave mirė, ar ne. Tai už to slypi visas pasakojimas. Ką tai reiškia? Ir jeigu to pasakojimo nebus, tai bus tos gana tuščias dalykas, ar ne? Tai panašiai ir su to kryžium. Tam tikrą prasme jis padės, jis kažką suponuoja tiems, kurie žino, kas yra kryžius. Aišku, galbūt jie kitaip jį supranta, bet va. Bet tiem, kuriem tai yra tuščias ar su žmogeliuku, tai reikia daug daugiau pasakoti, ar ne? Apie tai, kas atsitiko, kas yra tas kryžius iš viso. Ir kas ant jo atsitiko, ir kodėl mes visi dėl to dabar renkamės ir darom tokius keistus dalykus, ir laužiam duoną, ir dalinamės taure, ar ne? Va. Čia klausimas iš Zoomo. Vienas klausimas, ką baptistams reiškia padaryti mokiniais, padaryti baptistais? Tai yra baptistų narių? Jo, čia būtų labai nebaptistiškas požiūris, Diana. Tikrai. Baptistams buvo visada svarbu, kad pirmiausia žmogus atsilieptų į Kristaus kvietimą. Tarp kitko, tarp Lietuvos baptistų buvo tokia įdomi praktika sovietmečių. Klaipėdoje, daugiausia Klaipėdoje. Tarp liuteronų toks kaip ir įvyko, atgimimas. Žodžiu, liuteronai paprastai pakrikštyti jau kaip vaikai, ar ne, iš liuteroniškų šeimų. Ir nemažai jų ten buvo tokių, kurie kaip ir, iš tikrųjų atsiliepė gyvai į Jėzaus pakvietimą, jau užaugę. Ir ką daryti jiems? Bet jie jautėsi, kad jų misija yra ir toliau likti liuteronų bendruomenėje, ten tą Dievo šviesą ir gerą naujieną nešti. Bet jie atėjo pas baptistus, pas mus, prašytis, kad mes juos pakrikštytume. Mūsų pastorius, tai buvo mano tėtis, apie tai tarėsi su liuteronų pastorium, vėlgi nebuvo taip, kad čia, nes suprantat, čia didelis dalykas. Liuteronų pastorius, keli pastoriai buvo gana tokių pažiūrų plačių, sakė, gerai. Tai va, jie atėjo pas mus, pasikrikštijo, kaip tikintieji. Ir mes juos palaiminom, nes paprastai būna, nežinau, pas jūs yra praktika, reiškia po krikšto uždėti rankas. Šiaip irgi labai toks, man tai, simbolis toks galingas. Ir tas faktinis uždėjimas rankų. Paprastai tai būna palaiminti, tarnauti mūsų bendruomenė, bet ten buvo labai aiškiai, mes juos laiminame tarnauti tarp liuteronų. Tai va, taip kad tikrai nepadaryti baptistais, padaryti mokiniais. Ačiū, Diana. Ačiū.